Labas vakaras visi. Čia, kaip ir žadėjom, kaip ir jau tradicija tapo, pas mus per išeiginę savaitgalio laida su Erika. Ir Kazimieru. Ir Kazimieru ir šunim. Ir dar svečiais visokiais. Kiertauto mano. Va. Tai va, kai anonsavau, tai papasakojau apie Jekelaičio vedamą laidą, kur ten du profesoriai, Bumblauskas, tas Eidintas, ambasadorius 5 valstybių, apie identiteto paieškas. Taip, man įdomu buvo, iš tikrųjų labai įdomi laida. Visiems patariu pažiūrėti, būtinai pažiūrėkit. Istorinių faktų tokių yra, mesgi ne istorikai, jie sako istorikai, ko vienintelio nepasakiau to dalyko, kad Klaipėdos atvadavimą, tai labai rėmė Rusija. Rusija, taip Lenino Rusija, kadangi jiem buvo geriau, kad būtų Lietuvai priklausytų negu Lenkam, amžiniem priešam. Tai va, tai jie rėmė šitą projektą, tai va šito aš nepasakiau. Tai tu daug ko nepasakai, bet man tai patiko tavo ta laidelė ir aš supratau, kad tai buvo ryškiai per trumpa. Kitą kartą galėsiu. Nes taip norėjusi dar tos tokios geros tiesos, kurią mūsų žiūrovai, bičiuliai ir šiaip lietuviai labai pamiršo. Bet žinai, ką iš tikrųjų, ką tikrai pajutau, žinai, tas jų dviveidiškumas, visa kita, bet dėl Krymo retorikos, kur mus gaudo visą laiką. O kieno Krymas? Rusų ar ukrainiečių? Tai dabar drąsiai galima sakyti, kad rusai atvadavo nuo Ukrainos. Labai išmokino Bumblauskas. Patiko. Ir ką su rugsėjo 1, kuri atėjo netikėtai greitai. Ir kartu su atėjusia rugsėjo 1 iškilo labai daug problemų, jos neatsirado iš oro, jos jau buvo pribrendę ir tiesiog kabojo atvirojo ore. Bet rugsėjo 1 atvėrė šitas visas problemas pilnu tempu, tai yra genderizmo pamokų, privalomas lankymas mokykloje. Ai, va, man irgi Antanas skambino, sako, davai pakomentuokit, o aš tai nepažiūrėjau. Tai ką komentuoti? Vis tik tai yra privalomos pamokos ir yra pamokos pasirinkamos arba tos, kurias rekomenduoja švietimo sistema. Ir aš manau, kad yra būdas išvengti tų pamokų, kurių nereikia jūsų vaikams. Aš manau, kad jie nelaikys genderizmo egzaminą. Bet ar negali būti, kad čia susigalvojam patys, žinai, tenai, nes ten patirties kažkokios gyvenimiškos pamokos. Tai viskas gerai, bet tiesiog tikriausiai į tas patirties pamokas mes galim tikėtis, kad bus įdėta ir to, ko nenorim. Čia tėvai. Mokyklose turėtų pareikšti, kad, sakykime, jeigu jų vaikui 12 metų, 10, kad jie nepageidauja šitos temos ir jie turi tam pilną teisę. Kaip lyg būgerai, man nutaisy komentarus, niekaip negaliu šiandien jau pamatyti. Ja, bet kita medalio pusė, kad savo vaikus auklėje auginam mes. Ir tam, kad užbėgti už akių tom genderizmo pamokoms, tai nepamirškit šeimoje bendrauti su vaikais, pasakoti savo tiesą. Tai kaip jūs, kad norėtumėt, kad būtų pateiktas tas, sakykime, lytinis švietimas. Kažkada tai tėvai išvis bijojo su mumis apie tai kalbėti ir mes gal viso to stačią, ne, jau viskas persivertė galėjome. Tai va, tai aš noriu pasakyti, kad kiek mokykla beįtakotų jūsų vaikus, pagrindinė Kazimierai, kažką reikia, sakė, biškutį pastumti, nes pagrindinė įtaka vaikams yra tėvų, jeigu tie santykiai yra geri. Tai va, pirma, ką jūs galite padaryti, tai rašyti prašymus, kad jūsų vaikas nenorėtų lankyti tokios pamokos, galėtų kažką kitą pasirinkti. O antra, tai yra jūsų įtaka vaiko gyvenime. Kas jūs esat jo gyvenime, esat autoritetas, nesat autoritetas. Dabar jauni tėvai ypač labai užimti, tas užimtumas toks didelis, o jeigu ir susitinka, tai poliklinikoje nekartą Kazimierai teko matyti sėdi mama ir vaikas, ne? Ten vaikui kokiu 8 metai ir jie buvo telefonuose. Tai sugrįžkite iš tos informacinės erdvės tiesiog į gyvą į bendravimą su savo vaikais. Ir čia mes tada padėsim patys savo, ugdydami juos. O šiaip tai reikia rašyti, jeigu jau jūsų kas nors netenkina, kaip aš čia su pavaduotoju šnektelėjau, sako,
garsiai apie tai kalba, kad tas netinka, bet mes turim turėti pagrindo koreguoti mokykloje, sakykime, tą mokymo planą, kurį gali mokykla pakoreguoti. Reikia turėti jūsų prašymus ir pareiškimus. Kaip etika buvo ir religija pasirinkamos pamokos, taip ir nepageidaujama papildoma pamoka irgi jūs galėtumėte iš savo vaiko tvarkaraščių išstumti, jeigu jūs dėsite tam pastangų. Sveikinasi su mumis ir Sonata, ir Antanas Natavičius, ir Mečisław Giedroj, o Valentinas Buretas rašo, sveiki Kazimierai, pasakoja, istorikai sakė, vokiečių Prūsijoje buvo lietuviai. Tai gali būti, nes važiuodavo pas vokiečius susidirbti, kai dabar į Airiją važiuoja. Tai man įdomu tas, kad ne vokiečiai Prūsijoje, prūsai buvo, pavyzdžiui, kaip užkariavo Prūsiją vokiečiai, tai jie didžiuojasi, va, mes prūsai, o jie be gailesčio išskerdė prūsus, vokiečiai. Taip, kad čia buvo daugiau prie lietuviai. Mačiau restauruotą kalbą. Prūsų tautos likimas yra tragiškas ir čia jau aišku, kad tauta buvo išnaikinta, jos nėra ir labai norisi, kad lietuvių tautos toks likimas neištiktų. Znatavičius Antanas sako, gyvenimo įgūdžiai vadinasi tos pamokos, o Sonata ta rašo, po vienu straipsniu daug mamų pasisakė, kad gerai tos pamokos. Baisu jie už tokias mamas. Tai va, čia kaip visada yra keli požiūriai ir tada tam, kad jūsų vaikas nebūtų stipriai įtakojamas, sakykime, mokyklos ir kad pedagogas netaptų pačiu didžiausiu autoritetu, tai pasistengim autoritetu savo vaikams tapti mes patys. O kada tai galim padaryti, kai skiriam jiems laiko, išgirstam juos, leidžiam su jais laiką. Ir aš pati susiduriu su ta problema, kad per mažai laiko skiriu savo dukrai ir dažnai tikrai matau, jinai telefone savo kambarį, aš irgi kažką užsiėmus ir laiko bendravimui nelieka ir labai dažnai dėl tėvų kaltės. Labai įdomiai Ambrasas Valdas rašo, Krymas Ukrainos, jei jums atrodo kitaip, esat bestuburiai. Jeigu kitaip, vat įdomus požiūris man tuo, kad jeigu galvoji kitaip, negu visi, reiškia tu bestuburis. Čia įdomus požiūris. Ačiū. O jeigu jūs galvojat, kad Krymas Ukrainos, jūs esat visiškas bestuburis, nes dabar pataikaujate esamai politikai. O Vytautas Petkus rašo, kad Klaipėdos atvadavimą rėmė ne bolševikai, o Antantė tų laikų NATO. Nu tai apie tai, bet bolševikų daug dalyvavo jame. Ir ten labai smulkiai pasakoja istorikai, kaip metė desantą 20 metais, kad padidintą skaičių, nes iš tikrųjų jie pasakoja taip. Nieks ten labai nesipriešino, todėl Lietuva metė ten desantą, darė tokius židinius, ar 50 ar kiek ten tų žmonių, per 3 metus jie tenai varė agitaciją, įkalbinėjo vietos lietuvius, kurie identifikavo save su vokiečiais, būtent kaip vokiečiai save laikė. Tai man labai įdomu buvo, iš tikrųjų, ta paskaita visi pažiūrėkite tą diskusiją. Va, ir labai dar įdomiai pasirodė šitas, kaip pasakoja, koks argumentas buvo vis tik į Lietuvą, įkalbinėjo, kaip vis tik Lietuvoje apsimoka. Dėl to, sako, kad karo buvo nustekenta Vokietija ir labai vaizdžiai pasakoja, kad pažiūrime į jūsų tą Lietuvą, atrodo tokie susmegę bakūžiai su šiaudiniais stogais, ale ten yra balto ragaišio ir mėsos. Tai atrodė kaip ubagai palyginus su tais raudonais mūrais, bet valgiai turėjo. Ir buvo nemenkas argumentas. Be galo įdomi ta diskusija, pažiūrėkit, nes daug labai istorinių faktų ten yra. Nu ką? Šiom dienom kita tema, kuri yra aktuali visiems ir jinai kol kas dar nenueina nuo pirmųjų puslapių ir visų lūpos ir mintise, tai yra būtent teroro išpoliai, galima juos taip vadinti, Pskove ir kituose Rusijos miestuose. Dabar tos sąmokslo teorijos įvairios, kas juos organizavo, dėl ko juos organizavo, bet vienareikšmiai tai yra ne į naudą Baltijos šalims. Ypač Lietuvai ir Latvijai, kurie turi tiesioginę sieną su Rusija. Ir nenori, Kazimierai, prisiminiau ir kitus teroro išpolius, aišku, nesusijusius su Ukrainos karu, bet tai yra Prancūzijoje vykusius. Kada tu čia turėjai? Dabar ar tada? Čia tais metais, kiek tai nesinorėtų, kad mes taiga taptume, žodžiu, taikiniais ir mūsų miestuose nugriaudėtų sprogimai ir žūtų nekalti žmonės, bet kiek suprantu, to labai reikėtų
žmonėm, kurie sako, kad viską reikia užtvirtinti kraujo antspaudų, kad nebūtų grįžtamojo, kad tas ryšys bendradarbiavimo būtų negrįžtamas. Tai kas ir kaip tas provokacijas organizuoja yra jau kita tema, o šiai dienai norėčiau pasakyti, kad pasisaugokite. Visada turėkite pasiruošę kurą atsargą savo automobilį, nes dabar tikrai gyvenam tokiu įtemptu laiku, kada bet kada gali tekti sėsti ir evakuotis, ypač jeigu tu gyveni dideliame mieste. Tai kur evakuotis, klausimas? Kur evakuotis, tikriausiai visi jau apie tai galvojo ne kartą. Kažkas turi giminių kaime, kažkas ten tolimesnių, artimesnių, galų galių bičiulių. Saugiau yra žinoma ten, kur gyventojų tankis yra mažesnis. Bet nėra saugu pasienio ruožuose, nes tai yra irgi taikiniai, kurie, sakykime, bus užimti pirmiausiai ir būtent pro ten praeistas nesantaikos buldozeris. Antanas rašo, kad Latvijoje ant daugiabučių garsiakalbių. Taip, Rygoje buvo tikrai labai daug video, kaip ant visų daugiabučių, kiek įmanoma. Daugiau buvo pridėta garsiakalbių, tikriausiai tam, kad laiku galėtų informuoti gyventojus apie grėsintį pavojų, evakuaciją. Tai va, tai yra iš tikrųjų gerai. Blogai yra tai, kad yra karinis konfliktas. Bet tai, kad yra pasiruošta pranešti žmonėm, kur ir kaip, tai yra gerai, bent jau tiek. Vydas Vaikšnys rašo, labas abu, girdėjau Vaišvila peticiją ragina pasirašyti, ar aš klystu. Jei neklystu, tai kokio lygio ta peticija? Aš norėčiau pasakyti, kad jūs imkite perskaitykite. Peticija yra populiariai labai stipriai skelbiama Facebook'e, daug yra palaikytojų, skelbėjų, jūs perskaitykite. Pasižiūrėkit, pasidomėkit. Aš nemačiau, pasakyk porą žodžių. Tai jeigu ten yra dvi, jeigu dėl tos LRT, tai vis tik tai ten ta komanda sugalvojo, kad Zigmas Vaišvila galėtų pretenduoti į LRT direktoriaus vietą, jeigu čia apie tą peticiją. Tai va, tai pasižiūrėkit, ten tokia kaip ir provokacija buvo, kur Zigmas Vaišvila kviečia Vytautą Landsbergį dirbti kartu, kaip, tokia tiesiog provokacija. Taip, kad žvilgtelkit patys ir nuspręskit, verta ar neverta jums ją pasirašyti, bet tai, kad LRT yra ne tautos ruporas, jis neatspindi realios padėties Lietuvoje ir viena šalis yra, tai yra pusė yra visiškai izoliuota, tai jūs puikiai žinot, Kazimiero LRT aš nemačiau pastaruosius 5 metus, nesilankėt, nekvietė. Aš žinau tik tai KK1, KK2, KK3. Tai kuris iš tų kakų tau prieinamas? KK1 tai LRT, KK2 tai KK2, kurie vadinasi tik ir kitas KK3 tai TV3. Visi. Bet tik ten, kur KK po 2, tai tas kviečia, ne? Tai jie nori sudirbti visą laiką, ten išpėckinti mane. O pasilinksminti aš einu visą laiką. Aš nežinau, kai nuėjai kaip tokiam dideliam statuse, tai neįsivaizduoju, ar išdrįsiu čia taip dabar supėckinti ir suniekinti. Neišdrys, nežinau, pažiūrėsim, pagyvensim. Ką mes turim iš klausimų? Redukas klausė, ar žinot nors vieną bunkerį, kuris tikrai yra? Vat atsimenu tarybiniais laikais, bylė kur. Netgi būdama Šveicarijoje mačiau, išmetė YouTube'as, kai žmogus rado seną tarybinę gamyklą Naujoje Vilnioje ir kažkaip po griuvėsiais tenai bunkeris, kokias ten bylė kiek, ten patalpos milžiniškos. Tai nustebę šiais laikais rado, prieš 3 metus kažkur tai jisai filmavo, netyčia užmiršta. Tai buvo kiekvienoj vietoj. O iš tikrųjų, aš tai nežinau, ne vieno bunkerio. Aišku, po Seimu turbūt yra koks nors tenai. Tu žinai, nors... Dabar ką aš stebiu? Dabar aš stebiu, kad jau praeitais metais ant daugiabučių buvo uždėta, kad va čia yra vieta, galima evakuotis, pasislėpti, visi daugiabučiai, kurie turi rusus, privalės priimti. Gyventojas tai yra viena. Bet grįžtant prie tavo tos temos, taip, tarybiniais laikais pas mus kiekvienais metais buvo tas vadinamas toksai kaip ir aliarmo signalas, kada turėdavom visi pasiruošti, ką reikėtų daryti ekstremaliom sąlygom ir ypač sprogus atominiai bombai. Nežinau, kiek tau teko, bet man tai kasmet būdavo, kai studijavau, tekdavo dalyvauti ir mes to mokėmės. Žinojom, kur, kokie kryptim važiuos autobusai, kada reiks susėsti ir tai buvo visur. Absoliučiai visoje Lietuvos teritorijai. Dabar aš tik tai girdėjau, kad pasimti visus pinigus, aukselį ir viską ir raktus palikti, reiškia, raktos skylutės ir bėgti į mokyklą su visais dokumentais ir visom atsargom.
Tai mieste yra ten keletą tokių, bet aš manau, kad tai yra nesutalpins. O populiariausiai, ką sako valdžia, slėpkite savo namo rūsyje, namas užgrius ir jūsų galbūt niekas ir net kapstys. Tomas Vaičiulis sako, slava Ukraina в составе России. Čia geras atsakymas. Labai geras, labai geras. Nes tikrai šlovinga buvo su kosminėm pajėgom, su kosmonautais, o dabar sugriauta viskas baisiau negu Lietuvoje, vasivadžiavo. Taip, ir tai buvo klestinti šalis su derlingom žemėm ir tikrai buvo viskas ne taip jau blogai ir jeigu 30 metų, kuriuos mes praleidom Europos Sąjungoje, būtume praleidę kitoj sąjungoje, nemanau, kad rezultatas būtų prastesnis. Tikrai ne. Valentinas Buretas rašo, aš neseniai aplink Klaipėdą mačiau grupę apleistų bunkerių, pasakojo, jog ta vieta vadinausi bomžų miesteliu. Tai tų bunkerių nuo tarybinių laikų daugybė yra, bet kad jie apleisti, irgi faktas. Tai va, Kaune tai fortai, aš manau, kad Kaune būtent kaip tos slėptuvės, tai mums pasitarnaus visi tie fortai, kurie yra ir į ten bus galima evakuoti žmonės. Bet kitas dalykas, jūsgi suprantat, kad evakuacija tai ne į bunkerius. Reikėtų išvykti iš zonos, kur yra didelis žmonių susikaupimas. Tai pati geriausia evakuacija. Tai jau dabar pasižiūrėkit, nepamirškit, kad ryšio tikrai nebus tuo metu. Susiraskit adresus iš anksto, pasiruoškit, užsirašykit. Jums nepadės Google Maps, jums reiks nuvykti patiem, pasitikrinkit, ar žinosit kelionės maršrutą. Antanas Natavičius jau su Neringa flirtuoja, nes Neringa pasakė, kad grožėjausi Antanas dėjo kalbą tenai savo Facebook'e, tai Neringa sako, pavėlavau šiek tiek, nes Antano grožėjausi, tai jie dabar flirtuoja. Šičia irgi labai smagu, vat mūsų susitikimą, jeigu ir tokiam flirtuokam, kokiam pasišaudimam, labai, labai fain. O ką, Neringa, kiek žinau, Neringos širdis laisva, kiek girdėjau. Čia atsiprašau, kad išdaviau jūsų paslaptį, bet kartelė labai aukštai iškelta. Reda Redukas, aš pati asmeniškai klausiau Kėdainių rajone Pociūnėlių mokyklos direktoriaus, klausė. Tai yra sakė, kad Rūbinės po mokyklos tikrai netinkama slėptis. Geriau negu nieko gal. Bet kur buvo pritaikytos slėptuvės su specialiom ventiliacijom ten Bet tu teisus, tos visos slėptuvės buvo aprūpintos ten visom vaistinėlėm, dujokaukiam, visais šitais dalykais, vandens atsargomis valstybė skyrė tam daug lėšų. Tikrai skyrė daug lėšų, kiek dabar lėšų skyrė ir ar yra mokymai, tai iš vis negaliu pasakyti, bet prieš 2 metus beveik dalyvavau vaikų darželių mokyme, kad skelbiamės oro pavojus ir ką tada daro, vaikai išeina iš pastatų apsirengę su gertuvėlėm ir laukia autobuso, kuris juos nuveš kažkur tai. Ar sulauks, ar nesulauks, truputėlį yra juokinga, miesto centre kažkur darželis, ne? Ir jeigu tie išpoliai vyksta, kaip privažiuos autobusas, kaip juos va čia apie tai, kad evakuotis į artimiausią kažkokį tai ten, sakykime, Rusiją ar kur, tai apie tai niek kalbos nebuvo. Iškelkit tuos klausimus, tarp kitko, ir mokyklose, ir darželiuose, ir darbovietėse, nes dabar kaip niekad grėsmė kybo nosies ir mes tikrai nesam tos grėsmės kaltininkai. Turiuomenį mes asmeniškai visi paprasti, nuoširdus Lietuvos žmonės. Artūras Pošiūnas, pasikartojimų klausimą, kuris bus ir bus turbūt tas klausimas. Labas vakaras, su Antano partija jungitės, jeigu ne, tai kodėl? Su Antano partija? Ar jungsimės? Mes negalim dar jungtis. Šiaip tai nesijungsim, ne. Todėl, kad pirma, tai mes nežinom Antano partijos krypties, mes dar nematėm Antano partijos programos. Ar matytas? Ne, nemačiau. Ir aš mačiau ten tuos trumpus 10 punktų, kurie manęs kol kas neįtikino. Tai va, ir mes nežinom, koks bus Antano partijos visos šitos spalvotos komandos matymas. Aš įsivaizduoju, kaip sunku bus šitoj partijoje atrasti kažkokį vieną kelią, kuriuo jis. Bet ką turėčiau pasakyti, aš manau, kad Lietuvoje gali kurtis ir 20 partijų. Čia nėra didelės tragedijos. Tragedija bus tada, jeigu rinkimų tiesiojoje opozicija neis bendru sąrašu. Bendroj platformai. Taip, ten tada 7%, ne? Bet tai neturėtų gąsdinti, jeigu visa tikroji opozicija nusprendžia ir rinkimų tiesiojoje jie tiesiog eina vienu sąrašu, tai ir būtų didžiulis laimėjimas.
Tai kol kas niekas su nieko, manau, kad dar neina ir nesivienyje, nes mes manom, aš manau, mūsų komanda mano, Kazimieras mano, kad mes esam kairieji. Tikrai esam kairieji, vienareikšmiai ir kitų kairesnių už mus aš nematau. Todėl nekurti savo partijos mes negalim. Nu ir man tai pagrindinis vienas iš kairiųjų, tai vidaus dalykas, o vienas iš svarbiausių dalykų yra santykiai su kaimynais. Tai tie, kurie rusofobai, tai nepakeliuoja pas Antaną daug visų tikrai nuoširdžių rusofobų, aš abejoju, ir jisai sugebės juos ten kažkaip pakreipti. Taip, bet jeigu žiūrint, jau sakykim, jau viskas, sakykim, jie įsikūrė, dar kažkas įsikūrė, dar ir tos partijos nusprendė, kad jie yra opozicija ir eina į bendrą sąrašą. Tai tada reikia žiūrėti. Tam bendram sąraše gali būti ir Astra, nors jinai yra rusofobė, nes Seime turėtų būti įvairių žmonių ir aš nemanau, kad visus reikia nubraukti. Yra derybos, yra kažkoks įtikinami argumentai galų gale ir reali padėtis, kuri bus tuo ar kitu metu. Tai va, Lietuvoje visada mes sakom, su Kazimieru nėra kitų žmonių, yra tie, kurie čia gyvena ir dabar. Ir reikia tiesiog įrodinėti ir ginti savo tiesą. Nes dauguma, ypač jaunų žmonių, apie gyvenimą praeitoj sąjungoje, tai žino tik tai iš pasakojimo, o kiekvieno mūsų patirtis kitokia. Ir jeigu yra nuoskaudos, tai paprastai nubraukiami visi teigiami dalykai, kurie buvo toj sąjungoje. Ašgi nesakau, kad viskas buvo tobula, ne, Kazimierai. Bet jau dabar jūs suprantat, kad švietimas buvo kitam lygiai, jau dabar visi supranta, kad medicina buvo prieinama kiekvienam kaimelį, kiekvienoj mokyklai stomatologė, kiekvienam kaimelį felčerė, kurie tikrai buvo tokio aukšto lygio, kad mes gavom labai geras paslaugas. Aida Išorienė klausė, kodėl garbinat Lukašenką, jis su savo GO daug Baltarusijos valstybinio turto prichvatizavo, paklauskite opozicijos. Algos didelės tik pas tos, kurie su valdžia susiję, paprasti žmonės Baltarusija visai mažai uždirba, gal tik kai kurios prekės pigesnės, kokios Baltarusija pensijos, minimali alga. Savo iškart nuomonę pasakysiu, neskaitau iš opozicijos, nežiūriu, kaip ten yra, mačiau tik tai savo akim kalbėjau ir daug bendravau su lietuviu, kuris pats po pigiai nusipirko buvusią fermą. Didžiulė. Nu tai pats mačiau, tai ką mačiau, ką kalbėjau, tą žinau. Mačiau lietuvį, tas pats lietuvis atsidarė ir žaibiškai pradėjo uždirbti iš klubo sporto. Pelną gauti iš karto pirmaisiais mėnesiais, o po metų ar tenai kitų. Tai mažai uždirba, taip, mažai uždirba jie, bet tai komunalinės paslaugos mažesnės, už elektrą jie nežino patys kiek moka. Ir be abejo nepatenkinti, kad per mažai uždirba, nu kaip ir pas mus. Bet kadangi ten pragyvenimas daug pigesnis, nu tai gaunasi, kad tas antoji nekainuoja pragyvenimas praktiškai. Na, išlaidų nėra. Papildysiu. Lietuvoje yra labai daug mažai uždirbančių. Lietuvoje yra labai daug pasiėmusių paskolas, gyvenančių nuolatinėme strese. Lietuvoje labai prastas rėmimas jaunų šeimų. Ir Baltarusijoje jauna šeima nusprendusi dirbti agrokomplekse, iš karto tą pačią dieną gauna naują gražų namuką. Ir jeigu jie išdirba 15 metų tame agrokomplekse, šitas namukas automatiškai tampa jų nuosavybė. Ir prie to atlyginimas lietuviškas. Taip. Ir žinokit, be banko paskolos, be nieko, tiesiog. Ir dar noriu pasakyti, kad jeigu Baltarusijoje žmonės neturi tokių baisių problemų, kaip mes Lietuvoje su dantimis, ne? Ir gaunantis minimumą žmogus, jisai neišgali susitvarkyti savo dantukų. Ir mes esam bedančių tauta ne todėl, kad esam kažkokie prasti, bet todėl, kad mūsų valstybė negalvoja apie eilinį žmogų. Baltarusijoje šitos problemos žmogus gaunantis mažesnės pajamas tikrai neturi. Ir klausimas, tik kurie susiję su valdančiaisiais. Čia tai netiesa, nes aibė istorijų girdėjau, kur, pavyzdžiui, faktas, kad Lukašenka neleidžia pasidaryti susiformuotų oligarchatui, kuris galėtų įtaką daryti valstybės raidai. Nu, tokios virš struktūrinio, virš valstybinio darinio. Jis neleidžia tiesiog. Iš karto duoda per galvą ir kad neturėtų tokių didžiulių apyvartų. Nusaugo valstybiniai tą kapitalą. Bet tai įrodymas, kad ten beveik viskas yra 100% valstybės akcijos ir tik kai kuriuose įmonėse akcininkų yra 10% akcijų paketas.
Tai reiškia 10% privačių asmenų, 90% valstybė. Tai labai daug pasako. Kita, ką jūs ten labai gražiai pradžioj parašėt, kodėl jūs jį garbinat? Mes negarbinam nei vieno. Todėl, kad mūsų užduotis nei garbinti, nei negarbinti. Mes turim savo liniją geros kaiminystės. Tai reiškia nekelti svetimoj šaly širšalo, nedalyvauti politiniuose perversmuose svetimoje šalyje ir tiesiog būti gerais kaimynais. Kaip ir kokia yra jų vidinė tvarka, yra tų piliečių reikalas. Kaip ne kartą mums pasakė ir baltarusiai, bet ir praeitą kartą sakė, kad kaip ten sakė lietuviai, jums, jūsų reikalas. Jeigu jums gerai, jūs taip ir gyvenkit. Mes neturim teisės jums reguliuoti. Tai va čia yra mūsų geros kaiminystės linija ir būtent mūsų partijos linija. Ir yra šita, išlikti gražioj kaiminystėj su visomis šalimis tam, kad Lietuva turėtų politinį saugumą, ekonominį saugumą. Bet dar jeigu kalbant apie tą, kokios pensijos, man tai susidarė vienareikšmiškai įspūdis, kad Baltarusiai netgi primiktinai ir demonstratyviai, paskutinį kartą Astrave, kur buvo, tarkim, tai o kaip čia nusipirkti nekilnojamą turtą, prašom, atvažiuokit visą kitą, bet žinokit, čia reikės dirbti. Jie visur pabrėžia, kad pas mus nebus čia tik duonių, ar ten, vienu žodžiu, jeigu per mažas atlyginimas, tai jie toks skaito, kad turi vis tiek krūtėti kažkaip, tai nelaukti iš valstybės, bet pats turi kažkaip galvoti per paslaugas gyventojams ir dar kažką. Tai. Ir ten verslumas yra labai dideliam lygiai, kas parduotuvė, kas tenai paslaugas, kas visi stengiasi kažkaip užsidirbti. O ten valdiškam sektoriui taip, mažai uždirba, skundžiasi žmonės. Bet pas mus irgi tas pats. Ir kas man dar patiko, kaip tu sakai, gali pirkti. Ja, užsieniečiam galima pirkti. Tikrai yra pigių pastatų, pigių būstų, pigių namukų su žemės plotu. Vienintelė sąlyga, nusipirkai namelį su žeme ir tu privalai prižiūrėti jokių kiečių, jokio šiukšlyno, jokios nepjautos žolės. Nes jeigu tu nesugebi ir 2 metus jo neprižiūri, faktiškai jį iš tavęs atims. Man tai nepatinka tik tas, kad ten negalima žemės turėtų daugiau, ten iki hektaro ir tai pagal specialų. Jeigu tu esi užsienietis, tai yra normalu, bet jeigu tu užsienietis ten verslą išsiplėti, tai tu gali nuomoti žemę. Jo, bet čia jų vidaus reikalas. Yra politika, už tai laukai vientisi, didelė. Bet nuomoti žemę tu gali. Ir tai yra nepardavimas. Parduoti valstybinę žemę užsieniečiam reiškia parduoti šalį. Vat Lietuvoje, kaip sakau, nusiperka kažkoks, užsienietis 150 hektarų vidury Lietuvos apsitvėrė, nebėra Lietuvos, ten galioja jo įstatymai. Kaip ten nuosavybė neliečiama ir mes nežinom, kas ten vyksta, ar ten atominis atlikas laidoja, ar šiaip kažkokie ten. Redukas. O aš pati savo akim mačiusi tokius bunkerius, kaip šulinius miškuose. Ir net aptverti net. Duokit žmonėms žinot, jeigu yra, žmonės turi žinot, kur jie yra. Aš tai dabar jau nelabai rimtai žiūriu į tokius bunkerius ir į tokį raginimą, kadangi jeigu jie apleisti, užmiršti, tai tas rūsys bus panašiai kaip bunkeris. Ką ten drėgmei ten darysi šlapiam tam bunkerį. Vat Vilniuje irgi yra į Akropolį tas kalnas, tie tuneliai bunkeriai, bet kokia iš jų nauda tai... Bet mes turim žiūrovai gali prisėsti ramiai. Ateik ir sėši. Briedį nereaguok, čia mūsų žiūrovai, viskas gerai, briedį. Ieva Porutytė rašo. Labas vakaras, ponia Juraitė. Pastarąsias 2 dienas bandžiau su jumis susisiekti, paviešinti dėl savo situacijos, kad Alytuje vyksta atviras banditizmas. Paleisti iš įkalinimo įstaigos lygtinai probuojami mano kaimynai siautė. Policijos aplaidumas stebina. Panaši situacija Ukraina. Jūs skambino man Ieva, bet Ieva, jeigu paskambinsit sutartų laiku, kaip mes sutarėm, tai mes padarysim laivą, kaip žadėjom, laidelę. Tik tai ryt neskambinkit, kadangi su Varlinu mes kalbėsim, nebus kada, o pirmadienį mes galim tokią laidelę padaryti. Taip, aš tai dar norėčiau sugrįžti į tą tokį apie partiją, kai buvo kalba ir apie vienijimas. Aš manau, kad ateis tas laikas ir kai mes susivienysim labai gražiai, nebekreipdami dėmesio į nieką kitą ir dar kitų tokių pagrindų, tai kad mes esame lietuviai, kad mes norim išsaugoti savo teritoriją, savo kalbą ir savo žmonės. Ir aš manau, kad šitas pagrindas yra labai svarbus. Ir čia jau nesvarbu, tu tą myli ar aną ar kitą, bet jeigu tu manai, kad tavo tėvų prosenelių žemė turi išlikti būtent tokia, kokia yra, tai čia bus labai rimtas dalykas vienijimuose. Labai rimtas.
O manau, kad išorinės politinės sąlygos parodys ir padiktuos, ką reikia daryti toliau. Lietuva šitie kartų buvo kryžkelė ir rinkosi sprendimą, su kuo eiti, kuriuo keliu eiti, ir visą laiką mūsų tėvai, seneliai pasirinkdavo tokį kelią, kad Lietuva nesubirėtų. Ir va, kaip tu ką tik pradžioj sakei, kad net ne tik nesubirėtų, bet dar ir praturtėtų kitom teritorijom. Taip, kad ir mūsų kartai tikriausiai teks didelis išbandymas, kokiu keliu eiti, kad Lietuva būtų neapkandžiota gabalais, neišdalinta Vilnio Lenkam ar ten Klaipėda dar kažkam. Tai va, tai čia bus uždavinys mūsų kartos ir kaip mes pasielgsim, nuo to priklausys, kokioje Lietuvoje gyvens mūsų vaikai. Tai čia dėl vienijimosi, o laikas parodys, mes nežinom, kokie tos partijos, naujai partijos susikūrusios siekiai ir ar jų bus įregistruota. Opoziciniam partijom yra sunku įsiregistruoti, bet mes kviečiame jūs jungtis prie mūsų politinės partijos, kuri yra kairioji partija. Manau, kad po rugsėjo 15 dienos mes pranešim jau konkrečiai iš tos partijos programą, dalinę struktūrą, kuri yra jau šiokia tokia gairės ir apie tai kalbėsim plačiau. Reda Redukas klausimą, Erikai, kodėl jūs esate įsitikinus, kad ir toliau viskas vyks taip, kaip vyko? Juk nupiešta ateitis viena pasaulio tvarka ir tik viena vyriausybė. Juk žinot, kad viskas žmonės atmerkti, tik tarpusavy gyvenant, išauginti ir išmaitinti vienas su kitais, tai dar išgyvensit. O kaip tavo požiūris? Aš noriu pasakyti, kad kartais man atrodo, kad grįžtam prie sąmokslo teorijų. Tai yra žmonijos mažinimo programa. Tai yra tik mano požiūris, tik mano pačios teorija. Ir kuo daugiau apie tai galvoju, tuo labiau suprantu, kad žmogus pats negalėjo sukurti tokios, sakykime, tokio įvaizdžio, kad aš nusprendžiau, kad turi būti sumažinta, kad šitie turi mirti, koks atrankos kriterijus. Ir man atrodo, kad mes labai ilgai miegojom ir kad šitą programą žmonijos mažinimo su visais iš to plaukiančiais įvykiais mums pateikia dirbtinis intelektas. Ir aš manau, kad būtent atsakomybė ir bus dirbtiniam intelektui. Nes jis yra labai senai ir jūs turėtumėt suprasti, kad jeigu dabar paprasti žmonės, aš, jūs ir visi kiti drąsiai kalbam apie tai, kad jis yra, tai turit suprasti, kad jis yra jau senai, bet dabar tiek įsigyveno, kad nugalėti būtų jį sudėtinga. Ir todėl dirbtinis intelektas gavo užduotį, o kaipgi išsaugoti Žemės planetą. Kad jinai kiek įmanoma atgautų tą pirmykštį savo ekologinį stovį, savo būseną. Ir dirbtinis intelektas mums padiktavo keletą sprendimo galimybių. Tai reiškia genderinę politiką mažinantį, natūralių būdų dauginimasi, tai yra vienas dalykas. Antras, tai yra skiepai, kurie vėlgi leidžia išlikti tiek stipriausiam, nes skiepas tai yra intervencija į kūną, intervencija svetimos bacilos, svetimo viruso, ir čia aišku, kad daugelis žmonių neatlaikė. Tai ir visi kiti būdai. Todėl, jeigu pagalvosit apie tai plačiau, tai įsivaizduokit, kad kas norėtų prisiimti atsakomybę, kad aš pražudžiau ten 5 milijonus žmonių. Ar milijardus. Niekas nenori, bet kadangi tą atsakomybę uždėjo dirbtiniam intelektui, tai taip ir vyksta. Ir kovot mums jau reikės su dirbtiniu intelektu ir labai plačiai. Jeigu užmerkėt akis ir nematot, kokie tobuli robotai vaikšto, kaip jie visiškai jų galima ir neskirti nuo žmogaus, jeigu specialiai nepaliesi ir nežiūrėsi jį įdėmiai ir veido mimiką. Aš tai žinok, net Seime tokių pilną mačiau. Tiesa. Gytis Klebauskas, įdomu. Jūs tuoj pasodins vatos, pavažiuokit 10 km už Minsko, parodykit Baltarusijos gyvenimas, tas pats ir Rusija už Maskvos. Tai Gyti jau tikrai turbūt Baltarusijoje nebuvo. Mes buvom ne už kelių kilometrų 10, už kelių šimtų. Ir Gardine buvom, ir buvom dideliam Vitebske. Man nesiskiria nuo Vilniaus, tarkim. Kaimeliai nuo Lietuvos kaimelių skiriasi. Tvarkingesni, namukai panašus. Autentiškesni. Jo, ir girtų visai nėra. Neprasigėrė. Čia tikrai faktas, nes jos negailestingai girtuotojus medžioja. Ir nėra tų, žinai, tų lūženų apleistų, nes įstatymas neleidžia. Nes tvarkyti savo turimo turto nuosavybės.
Tai, o kitas dalykas, mus tai su Vaidutė, va tu nebuvai, bet mūsų Vaidutė dalinai sužavėjo Maskvos kainos, nes jos yra mažesnės už Vilniaus ir Kauno. Tai tas irgi labai buvo taip gera jaustis, kad tu gali įpirkti, nusipirkti ir dėl to nepergyventi, nes vis tik tai primenu, kad važiavome tik labai ribotomis lėšomis, bet jautėmės ten pakankamai gerai. Ieva Porutytė keletą klausimais užpylė. Turiu klausimą. Dirbtinis intelektas nepranoks žmogiškų išteklių ir poreikių. O jeigu ateityje dirbtinis intelektas pranoks žmonės ir dar priešingai veiks žmonių atžvilgių. Čia kaip fantastiniuose filmuose. Bet tų dalykų, kurių mes paveikti negalim niekaip, tai kurių galbūt tenai spėliot. Mums reikia laikytis vienas kito, ten stengtis nuo savęs. Pradedant ir savo pavyzdžiui, ir visiems kitiem mokinti, kaip sugyventi, kaip vienas kitam padėkti ir viskas. Kazimierai, mes būtinai turim priešintis. Dirbtinis intelektas tai yra ir 5G, dirbtinis intelektas tai yra skaitmeniniai pinigai. Visa tai yra dirbtinio intelekto sukurta programa. Ir jeigu jūs naudosite grinuosius, jūs jau priešinatės dirbtiniam intelektui. Jeigu reikalausite mokykloje nenuotolinio mokymo, daugiau gyvų pamokų, jūs jau priešinsitės. Jeigu jūs norėsite gauti atlyginimą ne per banką, o prašysite savo darbdavio, kad tai būtų jums išmokamas atlyginimas, o ne kažkur palikti procentą, jau priešinsitės. Jeigu jūs medicinos, sakykime, įstaigoje irgi pareikšit savo teisės, ten dirbtiniam intelektui perduoti jų labai didelė dalis. Ir būtent ateityje labai artimoje dirbtinis intelektas spręs, ar jūs priimti pas gydytoją, ar nepriimti pagal jūs turimą diagnozę, ar verta gydyti, ar ne. Tai yra daug segmentų, kur žmonės įsivaizduoja, kur dirbtinis intelektas tai kažkoks kompas, kur ten spaudo, žinai, ten kažkas, bet iš tikrųjų yra daug segmentų, kur jau dirbtinio elemento, šitą elementą yra kaip dirbtinio intelekto. Pavyzdžiui, masinis kamerų tas statymas, greičio ribojimai. Jau ne žmonės sprendžia, jau kameros sprendžia. Tai ten kaltas ar nekaltas. Vairuotojų teisės laikai žmonės, kas sprendžia? Sistema sprendžia. Ar tu išlaikai ar ne. Bet žiūrėkit, Facebook'e irgi kažkas apskundė jūsų postą. Kas sprendžia? Dirbtinis intelektas pasižiūri, jeigu jūsų postą apskundė 5 žmonės, tai jis supranta, kad jau reikia tiesiog įšalinti, nes jau ne vienas, ne 2 kreipiasi dėl šventos ramybės. Žodžiu, yra daug, ką mes praradom. Labai daug. Valentinas Buretas rašo, amžina gėrio ir blogo kova viduje žmogaus ir lemia tuos įvykius, kuriuos pagimdo protas ir žmogaus veikla. Įsigilinkit, geras klausimas, labai gilus. Viduje žmogaus gėris ir blogis ir lemia visus įvykius. Nu tai mes ir sudėti, iš juodo ir balto, iš juoko ir ašarų, iš džiaugsmo ir liūdesio ir visur yra ta pusiausvyra gamtoje, žmoguje, gyvybė ir mirtis, pyktis, ne, ir gerumas, tu turi pykti. Kai reikia pykti ir tu turi tuoj pat būti kažkoks kitoks, amžinas pyktis tave tiesiog pražudys, tu turi mokėti atleisti. Taip sukurtas pasaulis, sukurtas žmogus ir labai teisingai, kiekvienas mes savy turim juodą ir baltą ir nuo mūsų valios, pastangų, nuo auklėjimo. Aš tai juodo neturiu. Gal sakyčiau, netgi nuo genetikos irgi dalinai priklauso, kiek tu gebėsi būti šeimininkas savo kūno, savo minčių, savo, sakykime, poelgių ir va tam, kad tu nebūtum toks, ne, negalėtum savęs valdyti, tai yra įvairiausių psichotropinių medžiagų, apie ką mes kalbam. Jos išlaisvina visą tą neigiamą į aš, leidžia pasireikšti. Tai leidžia pasireikšti ir nelieka, reiškia, to juodojo. Aš tai jau neturiu nieko juodo. Leidžia kaip tik pasireikšti juodam. Žiūrėk, kiek nusikaltimų yra padaryta afekto būsenai. Būtent afekto būsenai, tokio išnai, kaip ir sako, man buvo proto užtemimas. Proto užtemimas visada yra neigiami. Nerija Daubarė rašo, mums reikia neprarasti žmogiškumo. Tai va kiekvienas skirtingai tą žmogiškumą supranta, Nerija, jūs turbūt automatiškai galvojat, kad žmogiškumas taip kaip ir mes galvojat. O įdomu, ką va šitie robotukai visi galvoja žmogiškumą. Robotukai galvoja, kad vat irgi, kaip ir jūs visi, taip ir aš domiuosi tai, kas yra informaciniai erdvėj, bendrauju su žmonėmis, kartais paskaitau mūsų senųjų filosofų darbus ir
robotas dabar galvoja, kad norint įvykdyti jam duotą užduotį, pirmiausiai iš žmonijos, iš visuomenės reikia pašalinti individus, kurie yra nepilnaverčiai. Tai yra vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau, sakykime, senoliai neneša naudos valstybei. Tai yra žmonės turintis neįgalumą, kuris neleidžia jiems dirbti valstybės labui ir visuomenės. Ir tai yra žmonės, kurie turi priklausomybių, juos irgi reikia paskatinti tiek įgrimsti į tą liūną, kad jie taptų tiesiog, turėtų savitą susinaikinimo mašiną. Tai va, tai nepamirškit šito, nepamirškit. Ieva Parotytė rašo, girdėjau, kad nuo 25 metų Europos Sąjungoje žada panaikinti grynųjų pinigų operacijas ar ateityje ruošiamasi atsiskaityti už darbą rinkoje tik kriptovaliutos. Tai čia tą, ką Erika sako. Apie tai mes jau kalbėjom, bet aš noriu pasakyti, kad būtent dėl tos užduoties, kurį gavo dirbtinis intelektas, ir atsirado mirties kapsulės. Vat. Tu nestabilios psichikos, tu ten kažko supikai, ar ten kažką netai padarai, nusprendai, kad pasaulis tau nereikalingas, nuėjai užsidarytoj mirties kapsulė ir tavęs nėra. Visuomeniai, kur yra žmogiškosios vertybės, būtų stengiamasi padėti tokiam žmogui, nekonsultuoti pas psichologą. Tai yra daug būdų. Imam tą tokį šviesos ir gėrio laiką, kada kiekviena gyvybė yra vertinga ir tada vyksta kova, nes tu turi būti čia ir dabar ir išeiti iš gyvenimo, bet būtent tokiu būdu negalima. Mūsų senoliai sakydavo, kad tai yra nusikaltimas ne tik prieš save, bet prieš visą giminę. Tai va ta kapsulė, žmogui labai skauda, ne? Tau labai skauda, tai tu eik ir nusižudyk, nes tada nereikės leisti pinigėlių vaistam, nereikės papildomų palatų slaugos ligoninėse. Ir visa tai yra, žinokit, dirbtinis intelektas, nes žmogui prisiimti atsakomybę už tai, kad aš nužudžiau tiek. Dėl to, kad man liepia, tai yra per sunku ir per sudėtinga. Mečislavas Giedroitas atsako į kelis klausimus dėl važiavimo į Baltarusiją, ar sienos jau uždarytos. Tai jisai sako, jau 2 metai, kad vizos nereikia, galima per Lavariškės, Medininkus, Druskininkus, Šalčininkus, ir rašo, kad Baltarusijoje su kortelė jau neatsiskaito ir bankomate neįsigryninsi, reikia su savim vežti pinigus ir ten keisti, aplažyti mes iš visų pusių, sako. Tai Baltarusija gina savo rinką pinigų, kad nebūtų... Baltarusija negina. Bet mūsų kortelės yragi europinės, suprantat, ten yra draudimas būtent iš Europos Sąjungos. Čia ne Baltarusija priboja. Čia mūsiškiai. Atsimeni, buvo vienu metu, kad negalima vežtis daugiau kaip 60 eurų. Tai buvo taip suvaržytos. Tai apie kokią demokratiją, ne? Aš važiuoju, turiu savo uždirbtų pinigėlių, žmogus vyksta ir jam sako, tu negali jų ten vežtis. Tu negali jų ten išleisti, tu negali nusipirkti ten norimo daikto. Ir tau pasienė sako, iš tavęs mes atimsim šitą kibirą, nes jis yra metalas, o metalą draudžiame vežti. Algirdas Motuzas įdomiai atsakė apie 25 metais, kad pinigų nebus, tik tai kriptovaliuta. Gerbimai Ieva, 25 metais Europos Tarybų Sąjungos nebebus visiškai. Tarybų Sąjungos Europos. Aš manau, vis tiek kažkas tai bus, nesubirėsi, tai visiškai ten įsivaikščios, persiformuos, bet tokia kaip yra, tai ko gero jau nebus. Nes Anglija jau pabėgo, jau ne tokia, kaip buvo Europos Sąjunga, tai kažkas. Bet į Angliją, suprantat, tai yra labai protingai pasielgę. Jie atsiskyrė labai gerų metų, be galo gerų metų. Tai reiškia, Anglai numatė visą šitą griūtį, žinojo, mes irgi apie tai girdėjom, apie tai, kad sugrius Europos Sąjunga, mes visi šitą teoriją girdėjom, bet kai kam tai atrodo, kad sąmokslo teorija. Po to, kai sugriuvo Tarybų Sąjunga, aš suprantu, kad įmanoma viskas. Sugriauti tokią galingą šalį, tai yra, aišku, tai yra 50 metų darbas, griuvimo darbas. Taip, kad Europos Sąjunga tikrai bus nebe ta, kuri yra, ir aš esu už tą sąjungą, kurioje yra ir Baltarusija, ir Lenkija, ir Rusija, aš esu už tą galingą sąjungą ir man patinka. Patinka tai, kas vyko BRICS-e. Man patinka, aš manau, kad tai yra mums priimtina, aš norėčiau, kad mūsų šalis būtų BRICS-o narė. Mes esam per menki.
Ir kad tapti pilnaverčiu BRICS nariu, tai aišku, reikia būti kažkokios kitos sąjungos. Baltijos šalių sąjunga, ne? Bet 3 Baltijos šalių mažoji sąjunga jau mums kažkokį svorį duotų. Tada mes atėję į bet kokią kitą ekonominę sąjungą jau turėtume vėl. Nu jo, su sąlyga, kad nebūtų rusofobiška, nes su šitais prietrankom, kurie dabar valdžia. Tai nei pasaulio be Rusijos nebus. Norit, jūs nenorit, užsimerkit, atsimerkit, kaip jūs ten rėkėt, kai kurie ant manęs komentuojat visai. Nebus pasaulio be Rusijos. Neįmanoma. Jeigu nebus Rusijos, automatiškai nebus mūsų. Tai jūsgi suprantat, bet noras, begalinis noras parklubdyti šitą tautą ant kelių yra toks, kad mes galime tapti antruoju frontu prieš Ukrainą. Ir čia pati blogiausia padėtis yra Latvijos ir Lietuvos, nes Latvija turi sieną, o Lietuva už nugaros turi Kaliningradą. Ir dabar viskas vyksta link to, ir todėl mes kalbam apie didžiulės grėsmės, kurias sukėlė mūsų valdžia, uoliai vykdydama ES ir Jungtinių valstijų reikalavimus. Nerija Daubarė rašo, dirbtinis intelektas neturi vieno dalyko, emocinio intelekto, kuris yra būdingas tik žmogui. O Ieva Parutytė, dėl individų pašalinimo dirbtinio intelekto kalbate teoriškai kaip fašistų ideologijos fašistė. Čia tu turbūt kaip fašistė kalbė. 1945 metais irgi sakė, kad reikia pašalinti visus, kurie ir nepilnaverčiai jų rašė ariją aukštesnį už kitų. Aš negirdėjau, kad Erika taip šnekėtų. Jeigu jūs girdite kitaip, negu aš sakau, tai aš suprantu, kad daug žmonių iš vis negirdi, ką aš sakau. Čia jau yra ne mano problema. Tikriausiai reikėtų perklausyti dar ir dar kartą. Aš sakau, kokia grėsmė yra žmonijai iš dirbtinio intelekto pusės. Už tai, kad palengvindami savo gyvenimą, mes atidavėm dirbtiniam intelektui šiuo metu 50 arba net 60% savo erdvės. Ir tai, kad dirbtinis intelektas neturi emocijų, tai visi suprantam. Todėl niekas nesupras, jeigu jūs kažkur pamiršote leidimą įeiti į darbą, pamiršote kažkokį talonėlį ar nepadarėt kažkokio darbo ar pavedimo. Dirbtinis intelektas tik sakys, jūs tinkamas vykdyti tas pareigas kažkokias tai arba ne, kompetencijas. Todėl ir dabar švietimo sistema sutvarkyta taip, kad jį augina žmogų, kuris turi kompetencijas atlikti vienam ar kitam pavedimui. Ir dirbtinis intelektas taip ir mūsų rūšiuos pagal tai, bet žiūrėkit, yra ir tik tokie visur, kai ateina žmogelis prie durų ir sako, aš ten toks ir toks, mane įleiskit tas elektroninis užraktas ten kažkoks, ne? Jis tai sako, ne, jūs ne visai tai pasakėte, jūsų balsas šiandien kitoks. Tas jų žmogus, kuo jis labiau nervuojasi, tuo jo balsai ir atsiranda nauja gaida, tuo labiau tas dirbtinis intelektas nenori jam atidaryti jo nuosavo namo durų. Tai tarp kitko, Ieva Parutytė, tai jūs tikrai turit patirties, kaip susitikti su vaiku, atimtų neleidžia, kurie susitikti ir emociškai jaudinės ir, tu negali susitikti nesunervuota, reiškia nestabili psichika. Taip, kuo labiau mes priversti savo emocijas iškelti į išorę, ne, tuo labiau mes būsim vadinami emociškai nestabiliais. Tai va, o atimk iš žmogaus emocijas, kas jis taps. Jisai taps bejausmė, bevertė tokia būtybė, kuri atlieka tik funkcijas, robotizaciją, smegenų robotizaciją. Valentinas Buretas rašo, nuostabios jūsų diskusijos laidos. Ačiū labai, Valentinai. Žinau, jog Facebook'e online galima padaryti, kad laidos metu galima būtų remti pinigais. O čia tai man naujiena, nežinojau, bet labai gerai. Pakonsultuokit, Kazimierą. Taip, būtinai pasidarysim. Fainai. Tai va dabar visi visko prašo, aš matau ten ir Patreonai, visiems visko reikia, aš suprantu. Taip, mums irgi reikia, bet net ir pasakyti kitam tokiam pačiam, kaip aš pasakyti, kad mums yra sunku, kad mes neturim pinigų kūrui, kad mes neturim studijai, kad dar kažkam neturim, jau žinokit, net ir nepatogu sakyti, nes dabar tiek yra daug prašančių, kurie atrodo net ir turi, vat jeigu pasižiūrime ponios Janutienės laidas, kurie yra tikrai pakankamai finansuojami iš valstybinių projektų, europinių projektų, jie dar renka ir Patreon, ir aukas, ir visą kitą. Man tai linksmiausia ir atrodo, žinai, kai su Patreonais visi.
Vat aš dabar atsakau, bet sakysiu viską, žiūrėsi, tik tai tie, kas užmokės man po 5 euriukus į mėnesį. Ne, nu tai yra informacija, mes nesuvienysim žmonių, jeigu sakysim, tu nesužinosi, jeigu nesumokėsi. Tai yra ta pati kapitalizmo išraiška. Bet jeigu atsiranda tų, kurie sako, aš turiu laisvus 5 ar 10 eurų ir galiu tau padėti, tam, kad tu galėtum kažką padaryti, kažkur nuvažiuoti, kažkur atstovėti tai, ko aš negaliu, nes tu turi daugiau drąsos, daugiau kompetencijos ar kažkokią galę, nes jau turit bendruomenę kažkokią, šiuo atveju mes kuriam partiją, ne? Tai čia yra kitokia parama, tai yra parama, kurią žmogus žino, kad jisai skiria dėl to, kad jis gali ir nori. Bet Patreonai yra priverstinis. Tu pirk iš manęs mano laidą. Aš tai nematau čia kitokio, tik tai kaip ir irgi kapitalizmo išraiška. O kiek žmonių su tuo mažu minimumu jie negali skirti to Patreon? Gal jie norėtų kokių 5-6 blogerių laidelės pažiūrėti, bet jie neturi. Aš už savanoriškumą irgi. Patreonas tai turbūt gal supaprastintas, Antanas irgi rašo, taigi pasireklamuok, Kazelį, juk turi Patreoną. Aš net nežinau, ar turi tą Patreoną ar ne, nes aš jį valdau tenai, kiek reikia prieš džiazas, kurį įsteigiau kažkada ir naudojasi ten tais. Va, taip, kad nežinau, ar ten kas įkrenta, bet abejoju. Taip, bet aš dar kartelį grįžtu prie to, kaip dabar pasižiūrėjau, ten kažkas sakė, nėra kairiųjų, nėra opozicijos, yra ir kairieji, yra ir opozicija. Betgi opozicija, jinai visada buvo pačiom blogiausiam sąlygom. Gal ir atsibosiu kartodama. Sako, kartojimas mokslų motina. Opozicija niekada šiais laikais neturės nei geros raiškos, nei geros studijos, nei gerų sklaidos sąlygų, nes todėl jinai yra opozicija. Nes jos skleidžiamos tiesos, norai ir programa yra visiškai priešinga esamų administracijų programai. Ir suprantama, kad jie kiek įmanoma mus dusins, kels bylas, norės uždaryti, paskelbs Lietuvos priešais ir tada bus tokie komentarai, bet kaip būna, kad ten mes ten, ko ten ir visokių lytiškai iškrypusių komentarų. Bet čia yra ne mūsų problema, čia yra komentatorius. Jeigu jis drįsta mums prirašyti tokių bjaurasčių, tai reikia pagalvoti, koks jis viduje yra žmogus, koks jis yra tėvas savo vaikam. Tai jeigu jam nepatinka tai, ką aš sakau, ir jis jau pažeria ten 10-15 tokių riebių keiksmažodžių, ne, tai ką jisai pasako savo vaikui, kuris tą dieną pasielgia ne taip, kaip jis norėtų? Ne, tai ten nusakymasgi buvo. Koks nusakymas tai yra, bet kiek yra tokių nestabilių, va tai į gatvę ir sako, tu ten kažkaip ten, kaip populiaru, Putino ar Lukašenko kurva. Nieks to neprašė. Tai dabar aš įsivaizduoju, vaikas atėjo ir ten išpylė jo alaus butelį, tai jis iš karto, wow. Tai po tos praeitos laidos buvo net labai neilga diskusija, ar trint, ar netrint. Tai absoliuti dauguma, mūsų aplinka, netrint, jeigu žmonės mato, kas per publiką ateina. Ir be to visą tai išsisaugo info erdvėje. Ir kada nors, kai jie persimaus batus, sakysim, nugi, bet čia yra jūsų komentaras. Tai yra jūsų auksinės mintis, išsakytos būtent tada, kai mes sakėm, kad reikia gelbėti Lietuvą kaip teritoriją. Ir man tas pats, kokia sąjunga. Bet jeigu ta sąjunga gerbs mus kaip teritorija, kaip žmonių, aukštos kultūros darbščių žmonių tautą ir sudarys tas didelės sąlygas ir klestėti ir ekonomikai, tai aš manau, kad ta kita sąjunga tikrai nebus blogesnė, jeigu mūsų vaikam nereikės keisti lyčių. Dabar tarp kitko kažkurioje čia valstybėje priėmė, kad vaikas gali keisti lytį nuo 12 gal metų ir tėvų klausti nereikia, o jeigu tėvai tam prieštarauja, tai tada reikės atimti vaiką iš šeimos. Tai jeigu jau kai kurios ES valstybėse tokį įstatymą priėmė, tai ir pas mus jis ateis. Ir vėlgi čia yra dirbtinio intelekto išdava. Tai va, netrinkim to mėšlo, tegul būna, žmonės galės paskui pasidžiaugti. Kas gali, nuskrinčiotinkit, mes tiesiog galėsim tiem patiem, perlų šitų kūrėjam kažkada tai atiduoti jų šitas gražiasias žinias. Psifaktorius rašo, tinkamos politinės ekonominės sąjungos bus tada, kai bus pilietinės visuomenės. Tai aišku, kad taip. Bet kai kalbam pastoviai apie dirbtinį intelektą, kokia ta bus įtaka pilietinės, ar jinai bus apskritai leis pilietiniai visuomeniai pasireikšti,
tai užgoš. Bet aišku, kad taip, ir ne tik sąjungos, bet ir vidaus gyvenimas visai kitas, jeigu pilietinė visuomenė. O kas yra pilietinė visuomenė, tai yra tada tas, kas kiekvienas žmogus rūpinasi, domisi, kas vyksta ir stengiasi dalyvauti tame gyvenime. Vat ir viskas. Ir čia, ko gero, šitoj kovoj laimi tos tautelės, kurios yra mažiausiai pririštos prie civilizacijos. Vis tik yra čia tautų, kurios gyvena tą gyvenimą, kurį gyveno jų proseneliai. Aš manau, kad šitos tautos šiame tokiame dvasinėme mėšlyne yra pačios laimingiausios. Nes būtent, ko gero, jie ir bus ta šviesa, kuri leis žmonėm turėti kitokį matymą. Bet tai nėra vergai, tai nėra civilizacijos vergai, tai nėra įpročių vergai. Ir tai yra žmonės, kurie nebijo kažkiek paeiti pėsčia, kažką padaryti savo rankom. Tai yra tie, kurie nevergauja būtent civilizacijos visai šitai, sakykime, klestėjimui, kultūrai ir taip toliau. Būtent vartotojiškai kultūrai. Mes atskirkim civilizacijos kultūrą, dvasinę, nuo vartotojiškos kultūros. Antanas rašo, reikia YouTube kanalo, būtų didesnė sklaida. Gal ir būtų, bet visą laiką klausimas, kai turėjau 3 net YouTube kanalas, kuriuos visi uždarė visus. Taigi visą laiką sakydavau, žmonės, mokinkitės manevruoti. Ten, kas iš tos didelės klaidos, jeigu vis tiek sėdė ant sofos, šiandien pažiūrėjau, o jeigu dingo, tai ir tingi žiūrėti, ten ką išmes, ką nors pakaitalą kitą, tą ir žiūrėsiu. Džiaugiuosi Facebook'u, bet pastaba teisinga, tik tai tiek, kad visur reikia rankų, o kas dės, o kas darys, nes pas mus yra labai ribotas kiekis dirbančių žmonių, kurie žiūrėtų ne kaip į kiną kažkokį tai arba spektaklį, o patys realiai prisidėtų. Taip, mes ne kaip Janutienė neturim projektų, nes mes esam opozicija. Ta opozicija, kurios ieško tik tie žmonės, kurie turi pilną sąmoningumą. Tai tas paskambina ir paklausia, kuo galim tau padėti. Tas auksinis perlas, kuris išdrįsta mums pagelbėti, nežiūrint to didžiulio išpolio. Ir čia, kaip Kazimieras sako, yra ir pliusas. Taip, gal informacinė sklaida yra mažesnė. Bet kaip ir knygnešiai kažkada savo laiku pamažu nešė tą šviesą, žinią ir nunešė. Taip ir čia žmonės kažkur išgirdo, jie yra tokie. Dabar visi, kurie buvo kažkada tai kitoj stovykloje, ne? Kas ten su Klivečka dar sėdėjo, aš tiesiog užmirštu visų pavardės, jų labai daug visokių. Tai ir visi šitie žmonės jau atsiskyrė vieni nuo kitų, įsikūrė kanalus tarpusavio ir jie, žinokit, neša beveik tą pačią mintį. Beveik tą pačią mintį, bet skirtumas yra tas, kad jiems yra leidžiama kalbėti, todėl, kad jie yra visi finansuojami ir reikiamų momentų pasakys tautai, ką reikia. Ir iš mūsų, sakau, paėmė tas ir idėjas, ir tas mintis. Kažkodėl, to komentaro tikriausiai pas juos nėra, nesako, kad jie ten ruskio, ten kažkokie, tai ne. Ir aš manau, kad jūs neinat, nestovit nei prie, kaip dabar ta mūsų Juknevičienė, ne? Ir prie jos namų nestovit ir nesakot, jūsų giminės verslas Rusijai klesti, jūs gyvenat iš to, ne. Tikriausiai neinat ir nestovit. Nes esat nepajėgus, o čia mums parašyti šituos bjaurius komentarus, kada mūsų neremia jokie užsienio pinigai, kada mes esam tikrai valstybės patriotai, bet mūsų matymas yra kitoks ir aš manau teisingas. Dar kartelį sakau, be Rusijos neįsivaizduojame Žemės planeta. Ne tik Europa, pasaulis, Žemės planeta neįsivaizduojama be Rusijos. Ir aš norėčiau, kad Žemės planeta nebūtų įsivaizduojama be Lietuvos, be Latvijos, be Estijos, be kitų šalių. O tam reikalinga tolerancija, supratimas ir gera kaiminystė. Ir todėl geros kaiminystės platformai mes kuriam politinę partiją. Įdomus komentaras Česlovas. Ateikit, jeigu turite drąsos, jeigu suprantat, kad ne Rusija mūsų pagrindinis priešas, ne Baltarusija mūsų pagrindinis priešas. Jeigu jūsų suvokimas yra toks, ateikit.
Česlovas Gudžius. Kaip matom, kad gamybos tokios maštabo mums kaip ir nereikia. Reikia keisti visą gyvenimą žmogaus. Turi žmogaus gauti pinigų, kad laisvai gyventų. Daleiskim, dirbantis ar gaminantis turi gauti papildomai finansų. Be pinigų nesivysto iš vis gyvenimas ir auga nusikalstamumas, bei nepagarba viens kitam. O tų prekių pilni sandėliai vargo reikalingi daugumai žmonių. Jau šiukšlynai kaupiasi. Sunku nepritart, šiaip jau didžiąją dalim. Nes man labai juokinga, žinai, kaip celofanės tos maišelius apmokestino. Ir tada džiaugiasi, kad, taigi duonos maišelių padidėjo ten. Pažiūrėkite, duonos maišeliai, irgi celofanas yra ten, tam duonos maišeliai. Kur ten tas, tai vieną tipo taupo, o kitą didina. Ten vis tiek švaistūniškas toks požiūris į žemės resursus. Bet Česlovo ta mintis, kad gamybo tokių maštabų, 50 rūšių dešros, ar tenai to, tikrai nereikia. Ne apie tai, man dar dešra dar nekliūna. Man kliūna vienkartinės prekės, kurių tarnavimo laikas ryškiai sumažėjo. Tarybiniais laikais nusipirkai keptuvę ir jinai tau tarnauja visą tavo gyvenimą. Galbūt moraliai pasens jos forma, dar ten rankena, bet kokybė jos, jinai nesudils, nesusilankstys, nesusiraižys, lygiai taip pat šaldytuvas. Šaldytuvai dar pas kai ką stovi namuose, nes tai yra amžini šaldytuvai. Skalbenkė tarybinė pasaulyje. Taip, ir ką aš noriu pasakyti, ir tai yra būtent dviejų sistemų skirtumas. Socializme mes viską taupom ir darom taip, kad žmogui būtų patogu gyventi. Kitom sąnaudom. Kapitalizme mes sakom, pirkite, o tam, kad pirktų, tas daiktas, kurį turite, turėjo sugesti, sulūžti. Reiškia, jo galiojimo laikas yra automatiškai sumažinimas iki minimumo ir tu priverstas eiti. Dabar nusiperki elektrinį virdulį ir jisai tau po metų, daugiausiai po 2 metamas. Nusipirkote tefloninę keptuvę, jinai susiraižė ir tada yra sakoma, suraižyta tefloninė keptuvė nuodija jūsų organizmą, nes išsiskiria kita medžiaga. Senoji rusiška keptuvė. Ketus, ane? Špyžis vadinamas. Geležis. Kas buvo išlošiama? Žmogaus kūnui organizmui reikia geležies nedideliais kiekiais. Dabar mes perkam geležies preparatus. O tarybinė keptuvė turėjo tokią savybę rūdyti, jeigu kartais ten lieka vandens lašų. Tai reiškia, kad gamindamas maistą toje keptuvėje, tu gaudavai reikiamą geležies kiekį. Suprantat, ten viskas buvo kitaip paskaičiuota, tiesiog mes to nematėm, nes labai norėjosi vakarietiško blizgučio polietileninio maišelio su užrašu Marlboro, kuris tarybiniai erdvėj kainavo 3 rublius. O ten tai buvo tiesiog pakavimo priemonė. Bet mus kaip šituos aborigenus, ne? Kaip tiesiog indėnus. Davė maišelį ir atėmė iš mūsų visą kitą. Ir mes pasirašėm, nuėjo, mus tiesiog sudurnino, kaip sakau, sutripė. Tai va, vartotojiška požiūris ir vartotojiškumas skatimas yra kapitalizmas. Ir jūs teisus ir dėl to mes pasaulį baigsim užteršti ir uždusim patys savo šiukšlėse. Ir todėl dirbtinis intelektas, užsakymų, turtingųjų nusprendė apsivalyti, nes ką darys. Jeigu pelno iš mūsų nėra, tai nelabai mes reikalingi. Ieva, porūkyti jau keli komentarai, bando atsiprašyti, Ieva, mes tikrai neįsižeidžiame. Oi, ne, jokių būdų. Bet man labai patiko Gžegoš Bžeskevič. Ieva, kad Kazimieras ne ponas, gali vadinti sebru. Čia labai teisingai pasakė. Karaliusgi Kazimieras karalius. Gžegoš, Kazimieras karalius. Leidžiu aš ir sebru pavadinti ir kaip. Kad atrodyčiau tam demokratijai. Landsbergisgi buvo karūnuotas, ne, kodėl Kazimieras. Ir Kazimieras karūnuotas. Žodžiu, dabar gali būti bet man kas įdomu, pavyzdžiui, ta žodžių raida, sebrų tai visą laiką, čia tas sebras paniekinamai, o Baltarusiai sebrų draugas, geras draugas. Žinai, pas mus buvo sebras, tai kaip ir kalėjimas, sebras iš kameros, toks tai va. Visai kitas supratimas. Tiesiog. Kai kurie žodžiai... Sabutilnikas nusrebė. Žinai, pas mane šiandien buvo svečiuose Audronė Jatkonė, Romuvietė. Labai šviesi moteris ir jinai man sako, žinai, Erika, kaip čia taip įvyko, kad kai kuriuos gražius lietuviškus vardus ta tarptautinė erdvė sušiukšlino. Ir jis sako, o Audrutė, o ką? Sako, va, Romas. Buvo gražus vardas.
O dabar Romų tautybės žmonės, sako, čigonai tapo Romais. Ir vardas Romas įgavo jau kitokį atspalvį. Mano vyras Romas, sako, aš nelabai teigiamai reaguoju. O sako, gražus lietuviškas žodis Alfonsas. Jeigu parašysi iš mažosios raidės, sako Audronė, tai čia jau bus žmogaus turinčio tam tikrą gyvenimo būdą statusas. Sako, vėlgi, kaip jaustis tiem, kurie turi šitą vardą. Tai bet. Psifaktorius rašo, į keletas komentarų, kelis, kad Rusija buvo ir bus. Rusija bus, bet be Putino ir jo šaikos. Va šitoj vietoje aš norėčiau irgi, ne mūsų reikalas, kokia ten šaika bus ir kokia ten patinka, nepatinka. Čia yra vidaus reikalas. Aš ne dėl to, kad labai mylėčiau ten Putiną arba tenai, nors kartais jo veiksmai man labai... Tai jis gi neamžinas, jis kada nors ir mirs. Taip, teisingai. Bet šiaip gali siūsti Vytautą Landsbergį, jis dar vaikšto ir jisai gali sakyti, Sazdaitė, ne Maidan, palauk, koks tenai mūsų... Sazdaitė Maidan во всей Ukraiне, nu tai paskui. Ne, tai bet ne Maidan, bet kaip ten pagrindinė ta Maskvos gatvė, Arbata, ne? Ten Maidan Sazdaitė, Arbat во всей России. Nu tai va, tai jeigu dar nuvažiuos šalia Graužinė, ne, Loreta nesenai man irgi atrodo važiavo ten. Nu tai gal Putiną ir pakeis kitų. Tai čia jeigu mes išmoksim nesikišti, ten Putinas toks yra noks, Lukašenka toks, nu koks mūsų, tegu jie gyvena ir tegu... Kur du mušas, trečias laimė. Taip, kad... Tai jeigu mes suprasim, kad mums reikia kartais susičiaupti ir patylėti, nes negalim išspręsti savų problemų, o einam spręsti milžinių šalių problemų su savo trigrašiu. Čia lygiai taip pat, kad namie pas tave velnis galvą nusilauž, o tu eini aiškinti ten žmogui, kuris labai stipriai dirba ten kažkokiam ūkininkui, kad tu ne taip melži karvę, reikia ne iš kairės, o reikia iš dešinės arba atvirkščiai. Tai va. Aš, Valentinas rašo, aš maistui gaminti jau daug metų naudoju špižinės keptuvės ir puodus. Tai jo, jos yra amžinos. Man vienintelis... Ir sveikos. Jo, sveikos, bet man vienintelis dalykas, vat po ilgo laiko nerūdyja. Va, kas žino, kad daryti, kad nerūdytų, ar čia lašinėsės. Tai žinok, špižinė keptuvė ir nerūdyja. Bet vidus būna apsinešęs. Taip, bet metalinė, kita geležies keptuvė, jinai, jeigu lieka ten tų lašelių. Bet mūsų senoliai, supranti, tą keptuvę jie naudoja visą laiką, kadangi kaimuose buvo pečius. Keptuvė būdavo ant pečiaus, tai jinai, jeigu jinai jau ten nieks nekepa, jinai nuo šaliukė būna, jinai automatiškai sausa, supranti, arba ten kažkoks taukelis lygęs. Nu, o dabar tai galima prasivalykit, kad nerūdytų skudurėlių. Valentinas juokėsi iš to karalius, kad Valentinas sako, Kazimieras didysis kunigaikštis, nes karalius kelbdavo Vatikanas. Tai va todėl šitą mano karalystės idėją, didžiosios karalystės juk ne pats sugalvojo, sugalvojo Petras Cidzikas, kuris sumanė, kad Lietuva negali būti didžioji kunigaikštystė, didžioji karalystė, kad nepriklausyt nuo Vatikano. Tai tokia idėja buvo. Aš tai irgi galvoju, kad negali priklausyti. Lietuva turi būti mums visiems pasaulio bamba. Vat ir viskas. Ir kitaip būti negali. Ten su visais gerais kaimynais, artimais, tolimais, bet mums visiems kaip namai yra tavo erdvė, centras pasaulio bamba. Taip ir Lietuva mums pasaulio bamba. Mano supratimu. Man asmeniškai, va tu dabar palėtėjai žodį Vatikanas, ką tik nuskambėjo, ir man asmeniškai kyla labai tokia didelė problema, kurios aš sau dar iki galo nesusidėlioju. Bet religija ir valstybė. Religijos valstybėje. Čia yra, tiesiog, kaip sakyčiau, tas diskusijų laukas, kur man yra sunku rasti tinkamą išeitį. Kiek ko beskaityčiau, besidomėčiau, mes susiduriam su religijom, kurias finansuoja valstybė, taip? Ir su tom religijom, kurių nefinansuoja valstybė. Vis tik savo partijos programai mes skaitom, kad religija ir valstybė turi būti atskirai. Nes žmogus renkasi, valstybė jisai negali pasirinkti, nes jis gimė toje valstybėje. Vėliau jis renkasi, bet šiaip tai jis gimsta kažkokioje valstybėje. Bet religiją žmogus renkasi savo gyvenimo eigoje, ne? Jis negimsta religijoje. Jis ją pasirenka. Ir čia tas religijų finansavimas, Kazimierą, niekada tavęs neklausiu. Mes dabar tas religijas, kurias finansuojam, tai lik ir skriaudžiam tas, kurių nefinansuojam, ne? Taip.
Bet kai kurios religijos yra tiek įsigyvenę Lietuvos teritorijoje, kad jos turi tuos pastatus, ne, kurie yra Lietuvos valstybės architektūriniai paminklai. Taip? Ir čia tas finansavimo klausimas, jisai labai aštrus, ne? Jeigu mes nefinansuojam, ne, anie gali atsisakyti, tiesiog prižiūrėti architektūros paminklus tokiu lygmeniu, kad jie išliktų ir būtų saugomi ir juos galima būtų lankyti. Tai va čia ir žiūrovų tiesiog prašyčiau pareikšti savo nuomonę, savo matymą, kaipgi šitoj situacijoje reikėtų pasielgti, norint atskirti valstybę ir religiją, kad nesuteiktume prioriteto kažkuriai vienai religijai. Ir kaip tuo pačiu apginti mūsų architektūros paminklus, kokia tai būtų išeitis, koks tai būtų sprendimas. Aišku, kažkokius mes esam numatę ir apgalvoję, bet norėtųsi va čia jau jūsų matymo. Tai yra labai svarbu išgirsti jūsų mintis. Vatnikai čia mūsų išvadino, tai man įdomu reiškinys. O kas yra vatnikas? Tai ir klausia, Ieva, kas yra tas vatnikas? Ir man labai įdomus reiškinys, kuris pas mus dar nebuvo. Ir visi pradėjo vatnikais, ir aš vatnikas, bet ir Antanas pasakė, bet tai kas yra tas su pasididžiavimu. Aš tai esu lietuvis, kuris taip myli Aliutė Lietuvą. Globienė, aš irgi vatnikas. Irgi vatnikai. Ne vienas žmogus sako, ir aš vatnikas, nu ir ką. Psi-faktorius. Putinas yra ideologinis marazmatikas, kaip ir Vytautas Landsbergis. Nu ir vėlgi pasikartuosiu. Bet čia yra Rusijos vidaus reikalas. Va jeigu mes eisim į sąjungą su Rusija, va dabar mes esam sąjungoje, Europos sąjungoje ir mums turi rūpėti, kas yra Europos sąjungos vadovybės viršūkalnė, kas priima sprendimus. Mums tai turi rūpėti. Ir jeigu mes eisim į sąjungą būti Rusija ir kitom valstybėm, tada mums turėtų rūpėti, kasgi vadovaus sąjungai, kokia bus kryptis, tuomet mums bus svarbu. Šiai dienai man nesvarbu, kas yra Rusijos prezidentas, Angolos prezidentas, Ispanijos prezidentas. Man svarbu, ką reikia daryti, kad Lietuva išsaugotų teritoriją, tautą, kalbą, ekonomiką. Valentinas Guretas sako, kai burnai šalta, aš ne tik vatnikas, bet ir veilokinis, labai patogu. Labai patogu. Jo. O ten dar yra, žiūrėkit, palyginama, ne, anoji sąjunga, tarybų sąjunga, ne, keliai, tarybų sąjungos, pastatai, miestai, tarybų sąjungos, ta Kauno Hesas, ne, dėl kurio ten vyksta visokiausių diskusijų. Vis tik tai, jeigu Kaunas neturėtų Heso, aš manau, kad tai būtų eilinis paprastas miestas. Dabar tai miestui suteikia visai kitą statusą ir landšaftas kitoks. Šiaip aš manau, kad Hesas, tos marios labai puošia Kauno miestą. Ir kiek kitų didelių projektų buvo įgyvendinta iš Tarybų sąjungos pusės. Be galo daug. Europos sąjunga, žiūrėkit, geležinkeliam. Labanakt, uostui, labanakt, Achemai, labanakt. Kaip ten žemės ūkiui, labanakt, karvytės bezdas, savo kiaulių jau mes neauginam tik tai kendanų. Lyginkit tą, kada jauna šeima atėjo darbą, gavo būstą, jam nereikėjo paskolų bankė mokėti, jis galėjo gyventi būste ir dabar jauna šeima, kuri su nerimu galvoja, kad už jų turimas gaunamas pajamas jie negaus paskolos, reiškia, jie savo pajamas išleis būsto nuomai, reiškia, jų nuskurdinimas augs didesniu tempu. Galvokit, ir jeigu jūs sąžiningai savo jaunimui, savo vaikam pasakytumėt, tai, ką davė teigiamo sąjunga, anoji Tarybų sąjunga, kokias garantijas, aš nemanau, kad žmonės to nepasirinktų. Jurgita Cek rašo, vatnikas yra tas, kur supranta, kas vyksta pasaulyje, ne tik teliką žiūri. Ir čia jinai atsako Edmuntą Duziną. Kas tuos kvailius ir Lietuvos išdavikus gali klausytis, tribų palikuonis, kurie pultų padėti rusam okupavus Lietuvą žudyti lietuvius, vyk tokius į Rusiją ir lai ten smegenis pudrina kvailiam. O kam žudyti lietuvius? Nu, tai jūs norit, pas jūs tokios mintis, koks ten jo vardas? Edmundas Duzinas. Edmundai, tai ką jūs dūzgina čia? Bet kas tuos kvailius ir Lietuvos išdavikus gali klausytis? Tai ko klausot, Edmundai? Edmundai, ar jūs pasiruošę žudyti
išlaikyti lietuvius? Ar jūs kur nors girdėjote, kad mes užsiimtume bent nors agitaciją tokią? Mes pasakom pagrindinę mintį Lietuvai svarbu išsaugoti valstybės teritoriją, kalbą ir tautą, itin darbščią, gražią tautą, be galo gražią. Lietuvių kalba, kaip pasaulyje vertinama, pripažinta viena gražiausių kalbų, taip? Tai va, tai jeigu jūs norite, kad lietuvių kalba visiškai suanglėtų, bet žinokit, būdami šalia Rusijos, rusenom ir išlikom lietuviais. O čia dabar su anglų kalba anglėjam, net kavos aparate jau tuoj nebeliks lietuviško užrašo. Tarp kitko, labai neblogą laidą Stanislovo Tomo žiūrėjau, dabar jisai šviežiai streamą padarė naktį, 2 valandą nakties. Tai ten jis jungtinėm tautom, kadangi bylą ruošia dėl paminklų ir aiškina, kaip apie tuos kurvatnikais. 4 skirtingos tarybų sąjungos buvo. Bet užmiršta, kad Lenino Rusija pripažino Latviją ir Lietuvą. Jeigu ne Leninas būtų nepripažinta. Užmiršo, kad pastatytas pilys atstatytos tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje. Apie paminklus buvo kalba, dėl to ir minima Latvija ir Lietuva. Plytų fabrikai, televizijos bokštai, tie patys Seimo rūmai. Ir tai magistralės, daugybė, tu dabar panaikink tarybinį paveldą, tu kurią sunaikinau. Atominės elektrinės atsisakymas Lietuvą numetė į dugną europinį, nes mes buvom atominė valstybė, su kuria būtų privalėjusi skaitytis Europos Sąjunga. Būtų privalėjusi. Bet mums pasakė, jūs turite atsisakyti visko ir būti žemesni už žolę. Mes ir esam žemesni už žolę. Nes valdžioj sėdi tokie. Apie prezidento rinkimus dar norėčiau keletą minčių. Pagalvokit, labai pagalvokit. Tų žmonių, kurie dabar jau savo kandidatūras daugmaž paviešino prezidento postą, kas dėl tų žmonių, nepatingėkit. Pažiūrėkit, kokiom žiniom ir mintim jie kvėpavo prieš 5 metus, prieš 7. Juk šitie žmonės jau jie yra brandos amžiuje, jie nesikeičia. Nesikeičia jų požiūris į tai, kas vyksta pasaulyje. Tiesiog keičiasi taktika, kaip paimti rinkėjo balsą ir kaip sugebėti apmuilinti ir apgauti, pasakant rinkėjų tai, ko jie tikisi iš jo. Tai žmonių atmintis trumpa, bet jūs būtinai pasižiūrėkite į tuos didvyrius, kuriais prezidento rinkimus, kaip jie uoliai pataikavo pandemijai, kaip džiaugiasi, kad gali tai daryti, nes pandemija tai yra žmonių valdymas. Aš manau, kad apie ateinančią pandemiją tai mes gal kitą kartą šnekėsim. Bet dabar atgaivinkit savo atmintį. Visą tai jūs galite rasti ir Facebookas jums padės. Įsimeskit ir pasižiūrėkit, kasgi tie mūsų Lietuvos gelbėtojai buvo, sakykime, pastarųjų 10 metų bėgyje. Man įdomu, Edmundas Dusinas niekaip nenurimsta, jau žmonės sako, tai eikti į savo kanalus. Tegul pabūna. Jo, bet įdomu, ar negirdi, ką šnekam, ar pats susigalvoja. Klausaus ir stebiuosi jau nusišnekėjimų ir bandymų mus prijungti prie fašistinės Rusijos. O kodėl mes, ar sakėm mes, kad jungiamės? Mes sakėm, kad Lietuva pati nenuspręs, nes visą tai sudėlios didžiosios valstybės turinčios lemiamą balsą. Ir ne mes dalinsim šitas teritorijas. Ir praeitą kartą ne mes nusprendėm. Norsgi, kai sako, kad kažkas važiavo parsivežti į Rusiją saulės. Iki to saulės parvežimo jau faktiškai buvo nuspręsta, kad jūs galite būti priimami, kad jau nuspręsta, kad jūs liekate šitoj pusėje, šitoje sudėtyje, jums tai reikia atvažiuoti ir tiesiog sudėlioti taškus. Lygiai dabar taip pat. Vyks visiškai taip pat, ne kitaip, mėlieji mano. Niekas nesikeis ir dėl to, kad mes čia vieni kitiem graušim gerklės, ar to yra nuo sąjungoje, niekas nuo to nepasikeis. Tiesiog tapsim silpnesni, labiau pažeidžiami, kažkas dar emigruos iš Lietuvos, bus mažiau tautiečių, mažiau lietuvaičių gims. O daugiau niekas, visiškai niekas, Kazimierai, negi taip sunku suprasti. Jeigu jūs mačiais, kuriančioje visuomenėje renkamų postų nebus, ką veiksit? Man tai nereikės galvoti, aš karalius buvau, karalius būsiu. Ai, mes ką veiksim? Nu taip, o Erika bus prezidentė. Gyvensim. Jeigu bus kurianti, tai Erika paskirsiu prezidentę ir valdys Lietuvą. Koks skirtumas?
Vis tiek šitie rinkimai, ką du buvau pasiruošęs klausimą, jeigu apie tave užduotų. O kaip čia su Erika? Nu tik ką, paskirčiau vis tiek prezidentė, o tie rinkimai, jeigu reikia tautai, nu tai suvaidinsim, kaip ir dabar vaidindavo visą laiką tuos rinkimus. Kada jie buvo jau tvarkingi tie rinkimai. Su tai padirbinėjimais visais. Aš pažiūrėjau, kad tose šalyse, kur prezidentai buvo iš tautos, tai pas juos buvo ir klestėjimo tokie laikotarpiai gražus, kol neįsimaišė Jungtinės Amerikos valstijos. Ir pradėjo jau reguliuoti savo, bet ten, kur prezidentas atėjo iš tautos, tai jisai suprato kiekvieną. Jisai matė žmogų nuo to, kuris prie konteinerio ieško maisto, iki to, kuris kūrė didelių verslų pridėtinę vertę valstybei, ne savo. Tai vat kada prezidentas matys kiekvieną, sustos ties kiekvienu, išgirs kiekvieną, tai viskas bus gerai. O dabar man atsakykite klausimą. Ar daug kas gavot iš prezidentūros, iš pono Gitano Nausėdos atsakymus į savo klausimus? Paprastai būna, mes gavome jūsų laišką ir jūs toliau kapstykitės. Dabar jau ir šito nerašome. Mes niekaip neprisibeldėm, rašėm tiek daug kreipimusi, labai daug. Ir būtent tautos prezidentas negirdi tautos, visiškai negirdi. Nu, suprantu, aš būčiau visai viena, nors prezidentas turėtų išgirsti kiekvienas skaudulius. Bet dabar netgi organizacijos, kuri tarptautiniai erdvėj ryškiai pasakė, mes už taiką, už gerą kaiminystę, jis negirdi net šitos organizacijos kreipimosi. Pagalbos kreipimosi, nes prieš ją vykdomas negražus mobbingas. Tai yra užsakomasis procesas, kuris mus atvedė iki to taško, kad mūsų ieškinys aukščiausiame teisme atmestas ir mes dabar priversti kreiptis į tarptautinį teismą. Žinoma, va čia mums reikia jūsų pagalbos, nes norint gerai pateikti ieškinį, mums reikia advokato. Tokio advokato, kuris laimėtų. Mums nereikia abejotino advokato. Šito mūšio mums reikia su pergalė ir čia mums čia aš kaip ir buvau pamiršusi šitą temą labai svarbę, čia mums reikia jūsų finansinės paramos. Geros kaiminystės formas kreipsis į tarptautinį teismą jau. Į Jungtinės tautas gal, ne? Tai Jungtinės tautas. Tai va, čia mums reikia jūsų paramos, nes mes norim turėti advokatą. Gerą, rimtą advokatą, kuris laimė. Ne šiaip sau ten pabūna, vat, ir kodėl sakau, kad gerą advokatą, todėl, kad nesenai kalbėjusi su žmogum, kuris sako, aš turėjau advokatą, kuris kreipėsi į Jungtinės tautas, bet jisai netinkamai surašė ieškinį, dėl to jisai buvo atmestas. Brangesniam advokatui aš neturėjau, sako, pinigų ir išėjo, kad žmogus nelaimėjo dėl to, kad ieškinys neatitiko reikalavimų tarptautinių. Tai vat, kad nebūtų tokių klaidų, mums reikia aukščiausios prabos advokato ir reikia jūsų pagalbos. Šiuo atveju labai reikia. Čia va žmonės, Ieva va sako, jeigu tu būsi prezidentė, tai jinai balsuos už tavo sąžiningumą. O Antanas sako, išvogta jau viskas. Tai tas sąžiningumas. Antanai, bet aš visada sakau, sako prie lovio. Jeigu ateis sąžiningi žmonės, tai jiems dar reikės galvoti, kaip atnešti į tą lovį. Paprastai kas būna, jeigu tu ateini į kažkokią tai jau, sakykime, nusivažiavusią įstaigą vadovą. Aš prisimenu, kaip mums teko ten vienoje vietoje dirbti, ne? Ir tu ateini į darbą, tai ir supranti, kad nėra stalo, kad reikia kompiuterio, kad reikia to, kad reikia nusipirkti. Ir tu bandai susikurti tą darbo vietą, kad galėtum paskui teikti paslaugas, nors ta darbo vieta turėjo būti jau sukurta, bet tai buvo išvogta. Tai čia toks mažas pavyzdys ir kai tu ateisi į valstybę ir pasižiūrėsi kitų kampų, miškai iškirsti, viskas privatizuota, nieko neliko, mokesčiai nesurenkami, švietimas dugne, medicina visiškai nebeteikia pagalbos žmonėms ir paslaugų. Tai aišku, turėsi priimti kažkokius sprendimus. Ir čia vienareikšmiai. Geležinkeliai turi būti nacionalizuoti, jie turi būti tik valstybiniai. Uostas valstybinis, elektros tiekimas tik valstybinis, medicina būtinai turi būti valstybinė, prieinama kiekvienam, tų skaudulių daug, bet noriu pasakyti, kad juos sprendžia ne prezidentas, juos sprendžia Seimo komanda. Ir kad prezidentas būtų galingas, tai Seimo rinkimus
turi laimėti tą pačią kryptimį mąstantys žmonės, matantys žmonės. Va čia didžiausias uždavinys. Ieva sako, Algirdas Paleckis prieš tai norėjo kelti jo kandidatūrą Lietuvos Respublikos prezidento, kodėl dabar ten kitaip. Taigi žmogus Sakau, taip, žmogus sėdi kalėjime, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jam yra apribota bet kokia politinė veikla. Matydami, kad šitas žmogus turi įtaką Lietuvos gyvenime ir jo klausomuose, buvo taip tiesiog uždėtos griežtos ribos. Jeigu jis dalyvautų politiniam gyvenime, bandytų dar susisiekti, rašyti kažkokius kreipimus ir taip toliau, tai jam būtų iškelta dar viena papildoma byla. Suprantat, kokia yra sudėtinga Algirdo Paleckio padėtis? Jis negali kurti politinės partijos, bet jis gali būti visuomeninio judėjimo vadu. Tai šiuo metu Teisingumo aušra yra įregistruota kaip visuomeninis judėjimas, kurio vadas ir yra Algirdas Paleckis. Tai yra 3 steigėjai – Algirdas Paleckis, mūsų Mečislovas ir Edikas. Ir šiuo metu Edikas yra, kaip ir sakyčiau, priverstinoje tremty Baltarusijai, Mečislovas Vilniuje ir mūsų vadas sėdi kalėjime. Bet būtent visuomeninė veikla jam yra nepribota. Ir čia iškilo didžiulė problema. Algirdas Paleckis negali kurti partijos Teisingumo aušra. Čia mes irgi tada atsiduriam tokioj nepavydėtinoj padėty. Jeigu mes kūriam partiją Teisingumo aušra, iš karto gali būti suniveliuota viskas į krūvą ir pasakyti, kad Paleckis kūrė partiją, jis pažeidžia visus jam uždėtus draudimus ir dėl to jo byla gali jau tapti jau visai kitokia ir jam tiesiog pridėti dar metų, nes jis nevykdo nurodymų. Tai va, o mes nežinome ir nežinojame, kaip išeiti mums iš tos padėties. Nes vis tik tai Teisingumo aušros programa buvo ta programa, kuri mus suvienijo, Kazimierai. Mesgi dėl to ir atėjome, ne? Tai mes imame Teisingumo aušros programą, įnešdami korekcijas, todėl, kad jas įneša laikas. Kiekviena diena mums atneša naujų išbandymų ir mes turim koją žengti su problemų sprendimu. Ir kuriam partiją, kuri yra Teisingumo aušros pagrindų programos, bet tai jau ne Teisingumo aušra. Mes norėtume, kad ta partija būtų gera kaiminystė. Kaip manai, kas? Ne, tai teisingai, vienareikšmiškai, o dėl Algirdo tai net laiškas, vat anksčiau rašydavau jam laiškus, o dabar norėjau parašyti prieš savaitę, išsiunčiau visą kitą, grįžo. Dėl apribojimų jam laiškas neįteiktas. Nu tai ant tiek valdoma, kontroliuojama viską, kad kvaila net kažką ir fantazuot būtų. Ir dar dabar toliau, kažkas tai ėjo į tą partiją Mes Lietuva, ne, jinai vadinasi taip. Aišku, kad mes negalim uždrausti žmonėm rinktis savo kelio, bet tiem, kurie buvo Teisingumo aušroje ir kurie manė, kad Teisingumo aušra yra ta partija, kurie įtenkina jų lūkesčius ir norus ir visą požiūrį, visus juos kviečiame, mums reikės perrašyti anketas. Pirma priežastis, kad kai kuriuose anketose buvo nurodytas galiojimo laikas ir jie neteko galiojimo ir jos tapo nebereikalingos. Antra priežastis, tai yra pavadinimo pakoregavimas. Tai irgi yra labai svarbu. Ir trečia, labai rimta priežastis, kad dalis žmonių nieko nepranešė, nepasakė, jie tiesiog nuėjo kitą judėjimą, reiškia jų anketos yra jau nebeteisėtos. Todėl šiandien drąsiai sakom, kad tai nėra blogai. Mes įgavom daug patirties. Mes atsisijojom, atsirinkom, pas mus irgi buvo infiltruota daug įvairių žmonių, kurie vykdė griovėjišką veiklą. Ir dėl to mums buvo labai sunku. Todėl, kad kiekvienas darbas, sunkus darbas darosi po truputėlį ir gaunant patirties, jisai kokybiškai yra atliekamas. Kazimieras turi daug patirties, be galo daug. Aš pasiklausau Kazimiero laidų, supratau, kad nepažinojau Kazimiero taip stipriai. Aš dar jis gražus, žinau. Ai, tu gražus, nu nežinau, dėl grožio negaliu pasakyti. Tai va, bet aš žinau, kad aš nepažinojau šito žmogaus ir net ir nepažinodama taip stipriai, aš supratau, kad su Kazimieru galima įti į žvalgybą. O kuo toliau aš stebiu šitą žmogų, jo šeimą, jo bičiulius, tuo labiau suprantu, kad ta gražioji gyvenimo patirtis yra labai reikalinga. Dar jeigu visi pastebėjot, Kazimieras
tiek smūgių yra patyręs į nugarą. Dėkui. Bet jisai kerštauja, nei jisai drapstosi purvais, kaip čia tas, kaip ten mūsų Edmundas, ne? Tai va, tai aš nežinau, ar Edmundas turėtų vidinės jėgos atlaikyti tokius gyvenimo smūgius, kokius atlaikė Kazimieras. Tai žmogus tikrai vertas didžiulės pagarbos. Meilės. Meilės nežinau, čia pa žmoną krypkitės dėl meilės. Tai va, ačiū, kad jis yra ir aš manau, kad būtent dėl to, kad jis yra ir mes jaučiamės kitokį. Lik ir Kazimieras toks nedominuojantis, bet iš kitos pusės tai jo išmintim tai mes naudojamės visi. Tie ramus, gražūs, tylūs patarimai, net neteisant, neduodant neigiamo įvertinimo, nes visi klysta, nes žinai, kai žmogus visą laiką gauna neigiamus įvertinimus, tai paskui galvoji, kad tu nieko ir nesugebi. O čia tas toks geras pakomentavimas su pasiūlymu kažką padaryti, pakeisti. Tai jeigu turite drąsos, noro ir suprantat, kad reikės nuo savo šeimos per savaitę pavogti bent bent 5-6 valandas per savaitę, tai kviečiu jūs ateiti, nes mums reikia darbo rankų, reikia kiekvieno, kuris savo aplinkoj galėtų surinkti 10 anketų mūsų būsimai partijai. Ir nebijokit, kad tų partijų bus daugiau, nebijokit. Svarbiausia, kaip sakau, kad reikiamų momentų visa opozicija eitų bendroj koalicijai, nesuskaldytų balsų, bet eitų bendroj koalicijai, o bendra koalicija bus įmanoma. Mesgi šlifuojamės, iš mūsų tyčiojasi pozicija, tyčiojasi konservatoriai, kaip jie gražiai rašo, vatnikai durni, nes jie visą laiką ten susipriešinę, klausykit, kiekgi jūs leisit, kad iš jūsų tyčiotųsi. Antanas Ignatavičius, Kazelį vakar mūsų metinės 4 metai, kai buvai Gargžduose. Vat nesuskaičiavau. Ir jisai įdėjo tą labai gražų tavo muzikinį pasirodymą, būtent Antanas. Aš pasižiūrėjau ir galvoju, va, kaip yra vertinamas. Aš kažkaip buvau nesuskaičiavęs, taip galvoju, kad porą, 3, kai nesuskaičiavau. Bet va, tai yra, kai žmogus vertina patį bendravimą. Aliutė Globienė, Celofano partijai Lobovas kaip eketėjai. Aš niekaip man negalėčiau tai pasakyti, man Lobovas patinka. Daug kur jisai tenai kliūna, kažkur stilius jo tenai, bet tai patinka, kitam nepatinka, bet ką jisai šneka, labai protingai šneka, kategoriškai, bet man patinka tas vyriškumas, niekada nepasakyčiau kaip eketėjai. Aš kitaip matau, Lobovas turi savo matymą kitokį. Jisgi niekada nepasakė, kad jis yra fašistas. Jis tai tik pasakė, kad tuo metu, kai jis pats buvo duobėjai savo vidinių sprendimų priėmimų, jisai nusprendė, kad jam reikia būti tokiam, kad išlipti iš tos būsenos, kurio jisai buvo. Ir kitas dalykas, tokių kaip Lobovas mes turim ir daugiau. Ir tai yra Lietuva. Ir prezidentas, ir Seimas turės atstovauti visus žmonės vienodai. Visus, absoliučiai. Ir Lobovui, ir Kazimierui, ir Birutei, ir Antanui, ir Jonui, ir Aneliai turės gyventi saugu šitoj Lietuvoj. Nežiūrint, kokios jų yra pažiūros. Nes čia ir bus tai, ką užtikrina Konstitucija. Bet svarbu, kad žmogus su savo pažiūrom, netaptų žudiku, netaptų kažkokiu, tai sakykime, tokia našta visuomeniai, sukeltų chaosą, dar kažką. Tai va čia yra dar gebėjimas būti šalia vieni kitų. Diskusija didelė. Taip, Lobovo tie, sakykime, ženklai fašistuojantis, jie nekelia nei susižavėjimo, bet jie yra. Ir tada gal reikėtų vis tik tai įtikinti, bandyti Lobovą, tu jo nepakeisi. Bet reiktų pasakyti, kad ta kita pusė, jinai irgi verta lygiai tokios pačios pagarbos, nes jie turi savo didvyrius. Čia yra Lobovo didvyris, kurias tuo metu jam padėjo išspręsti problemas. Yra tas Lobovas Lietuvoje. Bet yra Lietuvoje ir Švenčioninė, ir Kazimieras, ir Žemaitaitis, ir Nausėda,
Ir Janutienė, ir mokytoja Asta. Ir tas pats profesorius Landsbergis, kurį kai sutiko, aš visada labą dieną. Ir Eduardas Vaitkus. Ir kas čia dar yra? Mūsų gitas Lakstutis Žemaitis, ir Kėlertas, ir Mečislavas, ir Paleckas. Ir visą tai mes esam Lietuva. Ir dėl to turim vienytis, kad būtų Lietuva su teritorija, kalba. Ir dainuotų lietuviai, dainuotų savo senasis dainas. Ir pasaulis ilgai žinotų, kad lietuvių kalba viena gražiausių kalbų, kas jau yra pripažinta. Tai jeigu nebūtų, žinai, man ta politinė kultūra labai panašu būtų, tarkim, šiandien Romas sako, važiuosi Aukštadvarį. Paskui, gal į Vackūniškės nori nuvažiuoti, atstumas tas pats. Tenai nusipirkti kažko. 7 kilometrai. No. Bet tai, ar mes sugebėsim kažkada tai, ar mes mušimės tada? Ne, važiuosiu į Aukštadvarį. Arba ne, į Vackūniškės. Ir davai muštis tada. Tai koks skirtumas? Tu negali ten, nes ten pardavėja su raudona suknelė? Ar jau neįmanoma šnekėtis, jeigu užsimanė, būtent į tą važiuoti. Bet jeigu mes norim tenai draugauti su kaimynais, tai reiškia jau ten blogai. O jie tada turi mums būti blogi. Nu, man neblogi, gal jie ten. Bet žiūrėkit, Jungtinių Amerikos valstijų korespondentai ir vienokias ir kitokias, pažiūrintis laisvai važinėja po pasaulį, filmuoja Rusijoje, Baltarusijoje, Angoloje, Nigerijoje, tenai Tailandė, Taivanį ir taip toliau Kinijoje. Viskas gerai, ne? O čia lietuvių geros kaiminystės formas nuvažiavo į Baltarusiją, nuvažiavo į Rusiją, planavo nuvažiuoti į Kiniją, viskas panika. Kaip čia taip gali būti? Kas jiems leido? Klausykit, nuskirkitgi truputėlį. Paprastą norą pamatyti, draugauti ir nunešti taiką. Klausykit, ar kilo karas dėl to, kad mes nuvažiavom? Ar kainos Lietuvoje pakilo dėl to, kad mes nuvažiavom? Geležinkeliai neteko pelno dėl to, kad mes nuvažiavom, ne? Karvės naikina dėl to, kad mes nuvažiavom? Tai jeigu jums yra patogu, kad per televizorių praneša, kad va čia yra blogybė, juos spjaudykit. Ir jeigu jums nuo to ramiau gyventi, ne, tai spjaudykit į save. Nes jūs leidžiat, kad Lietuva taptų nulinė valstybė. Be ekonomikos, be pajamų, baigsis ES projektai. Ir mes liksim tiesiog kažkur. Ukraina nenori baigti karo. Žinot kodėl? Todėl, kad labai daug sužeistų. Labai daug visko sugriauta ir jeigu Ukraina baigs karą netokią lemtimą, ne, kokia reikalinga Jungtinės Amerikos valstijom, tai jos ne tik nepadės atstatyti Ukrainos, dar pareikalaus padengti tas skolas. O Mariupolį, sakė, atstatė naujas miestas. Taip. Ir įsivaizduojat, ir va čia yra tokia, kaip ir sakyčiau, toks didžiulis šantažas. Jeigu jūs ne taip, tai mes jums daugiau neduosim, bet čia nulis. Mes jums nepadėsim atstatyti, jeigu tada ruskiai stato, ne? Ir mes jums visai nieko nepadėsim, o jūs dar būsit mums skolingi. Nes mes į jūs investavom, tikėdamėsi, kad jūs laimėję mums atiduosite save. Tai va, čia irgi bėda. Nu tai gal jau tortą reikia valgyti, ką? O, tortas. Ar visi matot mūsų tortą? Buvo. Tortas, nedidelis. Čia va tie, kurie sakė, labai gražus. Oi, čia reikia čia baisiai ten pinigų ar ką, vat aš ne tik tai karalius, bet ir turiu tokių savybių, žinai, va tik tai norėčiau torto, va, atsiradau. Nu tikrai, bet atvažiavo vakar mūsų bičiulis. Nu, ačiū. Gintas Abugėlis ir atvežė tortą ir sakė čia, jums su Kazimieru, nes jūsų laukia rugsėjo 1. Jūs turėsit rūpintis mokiniais, turėsit patarti tėvam, kaip apsiginti nuo genderizmo pamokų. Turėsit padėti telkti bendruomenę, turėsite pagelbėti tiems, kurie tikrai nori nuotolinio mokymo savo vaikams dėl tam tikrų priežasčių, nes dabar yra 3 standartai. Nu tai palaimink tautą ir šitą. Koks palaimink, būkit tiesiog pasiruošę tiem netikėtumam, kurie bus, kad tai nebūtų netikėta. Pasiruoškit. Ir tada jausite saugesnės, jeigu jūs pasidėsit pagalbę ten, kur bandysit, žinosit, kad krentat. Būsit saugesni jūsų vaikai, tai vat jūsų bakai turi būti pilni kuro, jūs turit būti pasiruošę vandenuko, vaistukų reikalingų jūsų šeimai. Ir dar kas yra, neprisiriškit prie turto. Negyvam žmogui turto nereikia. Šitą nepamirškit. Nu, ačiū, kad žiūrėjot, būkit
linksmi, ramus, draugiški. Sveikas protas Va. nugalės. Iki kito karto.